Problema yra ta, kad šiaip jau nesigeriant tiesiog faktas yra tas, kad nėra kito tokio modelio pasaulyje. Mes esam pirmi, kurie va šitokiu būdu darom. Iki 24, beveik 20 metų kolekcinių automobilių tas indeksas jų outperformino S&P 500. Lietuviška regitra leidžia registruoti visus bendrasavininkus. Maža to, mažai kas žino, regitra leidžia nurodyti procentinės dalis, kiek kas turi. Tai pavyzdžiui, tu gali nurodyti, kad tu turi 50%, aš ir dar 3 draugai nurodom, kad mes turim po 12,5. Nuobodu pasidaro, sako, turi tu tą kolekciją, žinai, draugai tavo žino, visiems jau nebeįdomu klausyti apie ją. Žmonos net neina į tos garažus, žinai. Ir sako, tada, norisi su kažkuo apie tai pasišnekėti, o tada jeigu atrandi kitą tokį, pas tave čia tokia mašina, čia tų metų ar tų, čia ta modifikacija ar ta, o ten matei ant galo, va šitų metų modifikacijų, ten užrašas, pavadinimas būna truputį kitoks. NT Raito akcijų. Tu kaip ir esi savininkas, bet nenueisi ten, nepernakvosi dabar, čia įleiskit mane. Buvom su komanda Paryžiui Retromobilė, kas yra didžiausia turbūt Europoje, viena didžiausių drąsiai, tai galima sakyti, kolekcinių automobilių, istorinių automobilių parodų. Tai ten tie 507 toks jausmas, kad jie kaip karštos bandelės, o šiaip viena mašina kainuoja 2,5 milijono. Tai ten eini per stendus ir ten parduota. Galima pasiskolinti už tokį, kaip užstatą tokį darbą. Bet matai, skolinantis yra dvi problemos. Viena yra, kad palūkanas mokia, antra, kad grąžinti reikia. Tai tada, supranti, vėl matematika ne iki galo taip veikia. Tie tikri kolekcininkai turi tiek automobilių, kad galėtų skirtingai savaitgaliai su skirtingais automobiliais važiuoti ir nepravažiuoti ridos per daug. Sveiki visi, esu Artūras Milevskis ir eilinį sekmadienio rytą su jumis sveikinamės iš savo podcast'o. Kaip visų pirma, norėčiau padėkoti visiems žiūrovam, visiems mūsų subscriberiam ir tie, kurie dar nėra subscriberiai, pakviesti tą padaryti. Rašykite komentarus, klauskite po šio video, klauskite po visais kitais video, galite irgi rašyti klausimus, stengiamės atsakyti. Tai trumpas intro toksai, o šiandieną svečiuose turim Vilių. Ir aš taip drįsčiau pasakyti, kad tema yra man pačiam, kai tu mane pakvietei pasiklausyti pristatymo, ką jūs planuojat paleisti ir jau dabar paleidot. Man pačiam buvo labai įdomu, aš išgirdau tą pristatymą, tai labai įdomu. Įdomu tiek ir iš to, ką padarėt, ir įdomu iš to, kaip tą padarėt. Tai bet kuriuo atveju inovacija, kaip ten bebūtų. Tai va, šiandieną kalbėsim, didžiąją dalį turbūt laiko kalbėsim apie, galiu sakyti, investavimą į kolekcinius automobilius, ar negaliu varduoti žodžių? Aš manau, kad galima žodį investavimas naudoti, nes žodis investicija apskritai turi labai plačią prasme plačioje visuomenėje, nes kam nors nusipirkti naują įrankių komplektą į garažą yra investicija, kažkam nusipirkti naują skalbimo mašiną yra investicija, kažkas investuoja į atostogas, į sveikatą, į mokslą, į save. Ir taip, žodis investicija, čia mes finansininkai turim apribojimą, kad mums investicija dažnai reiškia finansinę priemonę, bet plačiai visuomeniai tai nėra tapatu. Tai šiandieną čia truputį užbėgom už akių, nes pradžiai turbūt gal iškart nuo to nepradėsim, bet kalbėsim apie investicija, bet tai nebus investicijos į vertybinius popierius ir nebus į NT. Nebus į NT. Va, jinai NT visi šneka, kad investuoja, nors irgi ten turbūt finansų makro licencijų visi neturi, kad siūlo investuoti į NT. Tai pradžioje aš kaip visada visų svečių paprašau trumpai papasakoti apie save, kaip sakant, prisistatyti ir galiausiai turbūt pereisim jau prie to, apie ką ir susirinkom pasišnekėti. Tai kokia tavo gyvenimo istorija trumpai? Gyvenimo istorija gal bus per ilgas prisistatymas, tai trumpai aš esu finansininkas, investuotojas, esu seniausio licenzijuoto nepriklausomo multifamily office Lietuvoje vienas iš įkūrėjų ir partneris, tai tas multifamily office vadinasi Gerovės valdymas. Jo pavadinimas yra įrodymas, kad mes seniausi, nes mes vadinamės kaip paslauga, tuo metu niekas nežinojo, ką tai reiškia. Ir lietuviškai dar. Tai šitam multifamily office jau 16 metų, o prieš kelis metus su visai atskira komanda, atskira tema pradėjau gyvendinti vieną iš savo aistros projektų, kur man netikėtai susijungė vieną rytą galutinai po kokių 3-4 metų matyti tokio prišokamo mąstymo
susijungia du pasauliai, tai yra kolekcinių automobilių ir finansų tam tikrą prasme, kaip tai galima padaryti. Tai vat, mano galva mes dabar turime sukūrę pirmą tikrą, bent jau Lietuvoje, tai man atrodo, kiek aš žinau, tai pirmą tikrą Real World Asset startupą, Real World Asset kompaniją. Ką turiu omeny Real World Asset? Real World Asset arba RWA yra pagrindinė tema Web3, tai yra visame kripto pasaulyje, tai yra tai, kuo visas kripto pasaulis dabar yra užsidegęs ir čia visi dabar projektai vyksta apie tai, apie frakcionalizavimą, apie tikro turto sujungimą su kripto ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, mes irgi esame ir šitoje temoje. Tai, žodžiu, jau trumpai pristatėjai, aš aišku dar įsiterpsiu, nes kolega prašė, esu truputį užkimęs, tai ant technikos nepykit, čia yra mano problema. Tai ir sugrįžtant, apie ką tu šneki, pavadinimas yra Commodity. Taip, Commodity. Aš pirmą kartą perskaičiau, man iš karto Commodity, tai ta prasme, yra sąsai yra čia, nes Real World Asset, ar ne? Jo, todėl, kad susijungimas tikriausiai ir įvyko kažkurio momentu staiga pagalvojus apie žaliavų biržas man, nes buvau radęs kelis straipsnius labai įdomius, kaip žaliavų biržos bando blockchaino technologiją pritaikyti savo kasdienėje prekyboje ir kasdienėme darbe, nes jeigu tu nusiperki, taip žaliavų biržos nereguliuojamos, ten yra kontraktai, kuriais yra prekiaujama, jie gali įsivykdyti, gali neįsivykdyti, bet jeigu jie įsivykdo ir tau iš tikrųjų turi pristatyti ten kelis vagonus kviečių, pavyzdžiui, tai kaip tada tai veikia? Ir ten tada yra, ir visos įsijungia ir geležinkeliai su visa ta savo sistema, kaip tu turi krovinį patikrinti, jo kokybę patikrinti, jo kiekį patikrinti, visus šitos dalykus ir visą kitą. Ir ten tada staiga atsiranda krūva dokumentacijos, nes staiga iš to finansininkų patogaus pasaulio, kur sėdi prie kompiuterio ir kažką truputį paprekiauji, tau staiga reikia dar ir su popieriais bėgioti ir žiūrėti, ar teisingai viskas pristatyta, ko gale turbūt stovi ūkininkas ir laukia, kol jam atveš ir išpils jo aruodė ar malūnas. Tai šitaigi, tai vat iš čia mes ir sumastėm, kad čia turbūt pas mus yra panašumų į tai. Kai kuriuos dalykus mes galbūt pagalvojom, kad turbūt mes galim pritaikyti mąstydami apie tikrą turtą ir jo sujungimą su kripto pasauliu ir iš čia gimė pavadinimas. Tai gerai. Bet čia mes labai toli nuėjom į labai techninę dalį, čia visa pati pradžia tai yra tiesiog automobilis. Tai va, nes aš taip, žinai, nuotraukos visur gražios, spalvoti automobiliai, bet pavadinimas žaliavom. Ir man toks... Čia tas finansininko pusė, man prasimušė. Okay. Tai va, tai gal tu savai žodžiais, tai pasakyk, aš galiu perskaityti, čia labai mandrą prašymą, bet tu savai žodžiais pasakyk, tai ką Commodity daro? Vat koks yra, kokia vizija ar koks tikslas, nežinau, ką jis nori. Commodity yra paprastai tariant tarsi turgus, tik tai, kad kolekcinių automobilių. Tai nei tai mašinų turgus, nei tai autopliusas viename. Ir pagrindinis skirtumas yra tas, kad mes neparduodam viso automobilio, o leidžiam parduoti jį dalimis. Ir ne po detalę, o tiesiog virtualiai suskaidyta į dalis. Ir čia pavyzdys, žinai, būtų geras, iš kito galo reikia turbūt mąstyti, nes Commodity modelį paaiškinti tiesiog nuo pradžių jis tikrai yra sudėtingas, bet mes laiko turim ir aš jį pradėsiu pasakoti nuo kito galo, tai bus ženkliai paprasčiau. Įsivaizduokim, kad mes dviesi su tavim ir dar porą draugų nusprendžiam nusipirkti kolekcinį automobilį. Nes nuo vaikystės svajojom, nes manom, kad jie brangsta, nes fainai jį turėti ir va tada turėsim dar pretekstą kartą per ketvirtį visi susibėgti pas vieną į garažą, kur tas automobilis stovi ir pagerti kavos ir pasišnekėti apie automobilius, nes labai faina, šiaip visi šnekam apie automobilius ir žmonos jų mūsų neapsikenčia. Tai susimetam pinigų ir nusiperkam automobilį. Kol mes perkam jį keturiese, viskas atrodo pakankamai paprasta ir sakykim, kad tu esi tas žmogus, kur jau rado tą automobilį ir viską, ir atradom automobilį, pavyzdžiui, dėlį, sakykim, už 100 000 ir tu sakai, vyrai, aš taip jo noriu, bet aš tiek neturiu, aš imsiu 50 000, galiu įmesti, o jūs dar ten 3 ar 4, pavyzdžiui, dėliai galite sumesti po 12,5 čia gautųsi ir tada mes turim 100 000 ir nusiperkam tą mašiną.
Mes sakom, gerai, fainai, žinai, nes, nu, mums atrodo, kad čia gal pabrangs, kažkada gal mes ją parduosim, žinai, viskas bus faina. Tai mes nueinam, nusiperkam tą mašiną ir nueinam į regitrą jos registruoti. Lietuviška regitra leidžia registruoti visus bendrasavininkus. Maža to, mažai kas žino, regitra leidžia nurodyti procentinės dalis, kiek kas turi. Tai pavyzdžiui, tu gali nurodyti, kad tu turi 50%, aš ir dar 3 draugai nurodom, kad mes turim po 12,5. Viskas fainai. Nuėjom užsiregistruoti. Čia realiai, čia tikrai taip yra. Eurasime mūsų teisininkai tą tikrina. Tai viskas yra kol kas paprasta. Va, nuėjom, nusipirkom automobilį. Dabar įsivaizduokim, kad šitą pavyzdį mes darom su 100 žmonių, kurių visas 100 susimeta po 25 000 ir nusiperka vieną McLaren F1 už 25 milijonus. Nes, nu, jisai brangsta, jisai 2011 kainavo 3 milijonus, dabar kainuoja nuo 20 iki 30 milijonų priklausant nuo komplektacijos ir galbūt kainuos 50 milijonų, galbūt nekainuos, galbūt atpigs, kaip kažkuriuo metu čia atpigo Jaguarai, A-Type'ai. Tai dabar visai šitai govedai 100 žmonių nueiti į regitrą ir užsiregistruoti bendrasavininkiais yra mažas košmaras. Tiek jiem, tiek regitrai. O regitrą fiziškai reikia? Tada yra kitas paprastesnis variantas yra galima, pavyzdžiui, atrasti draugų tarpę draugą, kurio visi pasitikė, nu, pavyzdžiui, ten koks teisininkas arba notaras ir duoti jam įgaliojimą notarinį. Vėlgi, kebeknė, kol visi sugebės tą įgaliojimą duoti, bet tarkim, tai įvyksta ir tada jisai vienas nueina į regitrą ir viską tą tvarko. Tai vat mes Komodi radom būdą, kaip padaryti va šitame pavyzdyje su 100 žmonių ir automobiliu, kad ir vat notarinių įgaliojimų atradom teisinę formą, kuri tiktų šitam dalykui. Nes, pavyzdžiui, mes turime konkurentų, nes šitie tokie verslai su automobilių frakcionalizavimu, jie, sakyčiau, aš pastebėjau pirmą kartą gal 2018 pradžioj. 17 gale kūrėsi JAV vienas startuolis, vadinasi Rally.RD. Ir jie pradėjo būtent nuo automobilių. Aš dar turiu Excel'yje nusirašęs jų pirmus automobilius, jų ten vieneto kainas ir taip toliau ir panašiai. Bet jie nuėjo tokiu pačiu paprasčiausiu keliu ir paprasčiausias kelias yra, nes tuo metu dar ir kripto pasaulis nebuvo taip toli pažengęs, tai net nebuvo įmanoma turbūt kitaip padaryti. Paprasčiausias kelias yra toksai, ką irgi tu kaip finansininkas turbūt tą patį pasakytum. Nu, taigi, kurkite SPV, tai yra Special Purpose Vehicle, tai lietuviškai paprastai Lietuvoje būtų UAB. Įkelkite į UAB tą mašiną ir padalinkite visiems akcijas. Va ir viskas paprasta. UAB direktorius atstovauja visus ir viskas veikia. Jeigu tu tą darai su viena mašina, viskas yra gerai. Nu, sugalvojam ant UAB, nusipirko mašiną, nieks to nedraudžia, jokių licenzijų nereikia, viskas pagal įstatymus gražu ir tvarkinga. Jeigu tu pradėsi steigti daug tokių UABų ir pardavinėti akcijas, tai kadangi aš finansininkas turiu kelias finansų įstaigas, kurios yra licenzijuojamas, tu esi iš licenzijuojamas finansų įstaigos, mes abu puikiai suprantam, kad čia įsijungia finansų priemonių rinkų įstatymas ir laba diena, jūs pardavinėjate akcijas, eikite susilicenzijuokite Lietuvos banke. Tai tai tas startuolis Rally.RD nuėjo tuo keliu, kad jie steigia UABO atitikmenis JAV, ten LLC, jie turi pasirašę sutartį su maklerinė įmonė, kuri tas akcijas pardavinėja, registruoja, viską SEC raportuoja SEC'ui, kas yra Lietuvos banko atitikmuo JAV. Ir bet jie prekiauja akcijomis. Ir tada kitas dalykas yra, ką jie visi daro, tie startuoliai, tai paskui jie nueina į visus kitus collectibles, yra meno rinkoje yra toksai startuolis žinomas Masterworks, paveikslais prekiauja, turbūt čia ir Lietuvoje nemažai kas pakliuvo į tai, kad ten galima tų paveikslų įsigyti ir viską. Irgi, abu jie, tiek Rally.RD, tiek Masterworks yra jau dideli verslai, jie ten po Series A, Series B, man rodos, pritraukė ten 100 milijonų ir didelės gerai veikiančios kompanijos. Bet grįžtant prie to įgyvenimo, jie visi veikia tuo pačiu modeliu. Jie kuria SPV, įkelia daiktą, parduoda to SPV akcijas, viską parduoda per licenzijuotą finansų brokerį. Ir iš esmės, ką tu turi kaip vartotojas, tai tu įsigyji akcijų ir tada tu sėdi su tom akcijom. Nieks neturi to automobilio, nieks jo ten džiaugtis negali, nieks neturi to paveikslo. Nu, jis yra ištraukiamas džiaugsmas iš rinkos, jis yra padedamas kokiam nors sandėly, apie kurį nieks nežino, kad jį neįsilaužtų. Ir tada visi veikia tuo uždaro fondo principu. Tai yra, visi sako, žiūrėk, mes perkam tą daiktą 5-7 metų maždaug, po 5-7 metų mes jį parduosim ir tada visiems paskirstysim pelną. Ir tada tai gaunasi, kad tai yra tiesiog
grina investicija, tai yra tiesiog alternatyvi turto klasė ir čia kažkokio to džiaugsmo, emocinio ryšio, turėjimo, kolekcionavimo, jo tiesiog nebėra. Jie visi eina per grinai tą investavimo pusę. Na ir mums pasirodė, kad čia gal ne visai teisingas kampas, nes yra smagu turėti, mes kai leidom Komodi 1.0 vasarą kaip rinkos testą, kur nebuvo galima nieko pirkti, galima tik buvo išreikšti interesą, kad galbūt norėčiau įsigyti, jeigu būtų. Tai šitagi ir paskui kalbėjomės tai žmonėm, kurie išreiškė tą interesą. Tai jie visi kartoja vieną dalyką, sako, mums yra labai aktualu bendruomenė, mums labai aktualu su kuo nors pasikalbėti apie tai, nes čia yra mūsų aistra ir mums yra labai būtų smagu rasti bendraminčių. Lygiai taip pat kitoj pusėje, tie žmonės, kurie turi automobilius, kurie turi kolekcijas, tokių Lietuvoje yra pakankamai daug, iš tikrųjų ir tų garažų yra pakankamai nemažai. Tai jie irgi šneka apie tai, kad kartais, sako, yra tiesiog nuobodu pasidaro. Sako, turi tu tą kolekciją, žinai, draugai tavo žino, visiems jau nebeįdomu klausyti apie ją. Žmonos net neina į tos garažus, žinai. Ir sako, tada norisi su kažkuo apie tai pasišnekėti, o tada jeigu atrandi kitą tokį, pas tave čia tokia mašina, čia tų metų ar tų, čia ta modifikacija ar ta, o ten matei ant galo, va šitų metų modifikacijų, ten užrašas pavadinimas būna truputį kitoks. Va šito nebėra. O pas mus Komodi yra. Ir mūsų tikslas yra taip ir pastatyti Komodi, kad būtų kaip galima arčiau to modelio, kai draugai kartu tiesiog nusiperka automobilį. Ir kad iš tikrųjų tas automobilis yra gyvas ir tie, kas jį turi, tai bent jau tie, kas turi, žino, kuris yra ir jį karts nuo karto gali pamatyti. Viena iš mūsų veiklų, ką mes darome kartu su podcastais, tai yra investavimo mokymai. Šiuo atveju noriu pakviesti ateiti investavimas.lt /mokymai. Jeigu domitės investavimu, jeigu norit pradėti investuoti, jeigu jau investuojate ir jums trūksta tam tikros informacijos, norit susidėlioti aiškę strategiją, kviečiu atvykti ir sudalyvauti šiuose mokymuose. Mokymai yra online formato. Galima pasižiūrėti mokymus, kada jūs norite, kur norite. Visą laiką galvojam, kaip sukurti tam tikrą palaikymą, bendravimą po mokymų. Tie žmonės, kurie pabaigė mokymus, kad jeigu jie turi klausimų, galėtų užduoti mums juos, galbūt, kad net susitiktume, aptartume, kaip sekasi, vieni pasidalintų su kitais, kaip jiems sekasi, ar padrąsinti, ar panašiai. Sukūrėm Discordo grupę, į patį Investavimas LT Discordą gali jungtis kas tik nori, bet buvusiam mokymų dalyviam ir tiem, kurie dabar įsigiję mokymus, yra atskiros uždaros grupės. Jeigu įsigiję tą maksimalų planą kartą per mėnesį, darome online susitikimus gyvus, kur vėlgi yra užduodami klausimai, yra pateikimi atsakymai, pasidalinama mintimis ir panašiai. Ir plus be abejo dar yra papildoma nauda, jeigu perkate vėlgi maksimalų planą, tai pabaigus mokymus yra 2 valandų konsultacija su manim arba su Luku. Per daugiau negu 10 metų, kiek organizuojam šitus mokymus, tikrai labai daug laiko ir minčių įdėjom, kokią informaciją pateikti ir kaip ją sudėlioti, sužinot viską nuo A iki Z, kas yra svarbiausia. Mes, kaip mėgstame juokauti, mes perskaitę esam turbūt daugiau negu 200 knygų apie investavimą ir čia yra sudėti geriausi dalykai. Tai galite paskaičiuoti, kiek laiko sutaupytumėt, bet iš esmės viskas prasideda nuo investavimo pagrindų, tada turto klasės, tada investiciniai produktai, brokeriai, ir tada jau kaip susiformuoti portfelį ir aktyvios strategijos, kurias mes kaip profesionalūs investicijų valdytojai naudojame, moksliniais tyrimais paremtos strategijos, skaičiavimais, modeliavimais ir naudojamos praktikoje. Tai nuo A iki Z tas eiliškumas yra labai mūsų manimų gerai išgrynintas ir tikrai esam gavę komentarų, kad iš pradžių gal ten 1, 2, 3 paskaita, čia kažką žinau, kažkas galbūt nauja, bet kodėl taip, ar iš vis tos psichologijos, pavyzdžiui, reikia. O pabaigoj dažniausiai komentaras būdavo, dabar jau viskas susidėlioja į savo vietas. Tai prasme, kad tai buvo kaip tam tikra istorija, kur dalelė po dalelės ir galiausiai susidėlioja visą puzlę. Šiuo metu taikoma yra papildoma nuolaida, tai gal bus dar papildoma paskata jums pradėti investuoti. Tai dėkui už dėmesį ir tikiuosi pasimatysi mokymuose. Čia taip trumpai. Čia taip labai trumpai. Čia labai daug įdomių dalykų. Jau išgirdau, iš to galim čia kažkur krypti. Man pirmas klausimas yra būtent kaip sustruktūrizavo. Tai jūs, kaip suprantu, per tą SPV, bent jau aprašymuose,
Tai dabar, Tai čia visa paslaptis, koks yra tas SPV, nes jeigu jis būtų UABas, tai neveiktų šitas modelis. nu, tai ir Taip. arba koks SPV ir tada vis tiek, nu, žinai, akcininkai, nu, kažkaip bendrasavininkai to SPV yra investuotojai, bet tada vis tiek kažkoks adminas yra, bet kokioje įmonėje vis tiek atsiranda ten finansinio ataskaitų teikimai, kažkoks rezultatas yra, nėra, nu, žinai, daug tokių, čia jau man pradeda kitas gal net negalvoja SPV, yra koks skirtumas, žinai. Tai va, nes, kaip tu sakai, vienur gali tiesiog nueiti į regitrą, kaip va, Jonas Petras užsiregistruos, aišku, kaip suprantam, su to automobiliu, čia jūsų skirtumas tas, kad su Amerika lyginant, kad ten tiesiog, tarkim, nupirko automobilį, pastatė į garažą, savininkas yra tas SPV, bet jis niekur nevažiuoja 5 metus, 6, 7, nežinau, ar jį gali... Reikia biškai pravažiuoti tas truputuką, nes Važiuoti šitas kiek kojas patempt jojo, nu, aplink kvartalą, kad jis neužsistovėtų, bet taip. Tai va, jūsų atveju aš kiek jau bent jau susidariau įspūdį, kad yra tasai kažkoks asmuo, kuris, tai neveikia kaip to, vadinkim, fondo principų, jūs neieškot, kas parduoda visą automobilį. Ne, Jūs neieškot. ieškot žmogaus, kuris jau turi, Taip. vieną ar kelis, ir tada kažkokią dalį tasai esamas, jisai atsisako, Taip. reiškia perleidžia, sakykime, tiem kitiem dalyviam, ir tada viskas supūlinama po to SPV, visi tampa bendrasavininkai, bet, kaip suprantu, tas buvęs savininkas vis tiek dar lyg ir turi galimybę ten naudotis jo kažkiek. Tai va čia yra šiuo metu Komodi 2.0, nes Komodi 1.0 buvo tas rinkos testas, kurio pagrindu mes ir sugebėjom pritraukti 2 stambius žinomus Lietuvos venture capital fondus, kurie mus investavo, ir dabar mes tada iš tų pinigų galim padaryti Komodi 2.0 ir netgi dar turim pakankamai pinigų, kad padarytumėm Komodi 3.0. Bet dabar, bet apie tai truputį vėliau. Tai Komodi 2.0 dabar veikia taip, kad taip, mes Komodi 2.0, kol veikia šitaip Komodi kaip veikia dabar, mes ieškom kolekcininko, kuris nori parduoti dalį automobilio, bet ne daugiau negu 49%. Vien tam, kad išlaikytų pats kontrolinį automobilio paketą, tai pavadinkim, 51%, tikrai, kad staiga nepasikeistų, kas turi daugiau, kas turi didesnę dalį automobilio. Nes vėlgi, grįžtant prie to pavyzdžio su draugais ir įgaliojimais, tai žinai, pavyzdžiui, mes su tavim čia ir dar 3 draugais pirkom dabar automobilį ir tu turėjai 50% iš 100 000. Tai dabar įsivaizduokim, tęsiant toliau tą pavyzdį, kad po 3 metų, sakykim, pavyzdžiui, dėlį tas automobilis dabar pabrango ir kainuoja 200 000, kaip čia visai neseniai vyko su kai kuriais Ferrari modeliais. Ir aš sugalvojau parduoti. Mano dalis buvo 12,5 tūkstančio, dabar yra 25, bet aš radau 5 draugus, kurie nori nusipirkti iš manęs tos 25 po 5 000. Tai ką aš parduodu? Tai aš einu į regitrą, aš pasirašau sutartį automobilio dalies pirkimo pardavimo. Tas 12,5%. Parduodu tos 12,5% už 25 000. Ir tie 5 draugai nueina ir susiregistruoja kaip bendrasavininkai to mažesniem dalim 12,5 iš 5. Aš tada pildau gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją, čia jau finansininkai kalbasi. Aš pildau gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją ir ją pildau lygiai taip, kaip pildau, pavyzdžiui, kaip žmonės yra turbūt ne vienas čia pildęs, kai paveldi kokią NT dalį arba turi sklypo dalį. Tai visiems su sklypo dalim viskas aišku. Kai rašai deklaracijoje, turiu 1/8 ten kažkokios žemės ūkio paskirties žemės, ją pardaviau, įsigijau už tiek, tada pardaviau už tiek, va, viskas visiems aišku. Tai su automobiliu lygiai taip pat būtų. Kaip kažkokį turtą. Kaip yra kilnojamas daiktas, kurio tu dalį turėjai, va yra dokumentai, va tu dalį pardavėjai, viskas išvažiavo, viskas paprasta. Nėra jokių čia nei akcijų, nei obligacijų, nei vienetų, nei pajų, nei jokių panašių dalykų. Tai dabar grįžtant grįžtant prie tavo klausimo, tu manęs klausėjai. Jo, tai tu čia pavyzdį pasakei, jeigu draugai tiesiog automobilį. Taip. Bet jūsų tai kaip pas mus? dar tai čia kažkoks NFT stebuklis. Tai yra NFT įdėtas, bet dabar kaip mes radom tą specialios paskirties bendrovę ir kokia formas jos yra. Tai iš tikrųjų šitas modelis mes atradom, kad jisai veikia, jeigu tai yra, jisai veiktų tobulai JAV rinkoje, jeigu būtų trustas. Nes trustas iš esmės yra tai, jis neturi akcijų, jis neturi kažkokių dalykų, jis yra tiesiog sutartis iš esmės. O šitaigi kubas, man tai turi pajus, kubas irgi neveikia.
Tai vakarų Europoje yra atitikmenis JAV trustų. Jie vadinasi foundationais. Mes radom vienoje šalyje foundationą, kuris mums tinka, jis atitinka visus tuos reikalavimus, kokių mums reikia. Ir tada kas įvyksta? Komodi įsteigia toje šalyje foundationą, į kurį investuotojas Olandijai. Okay. Tai olandiški foundationai vadinasi Stichtingais. Tai Komodi įsteigia Stichtingą, savininkas, kolekcininkas, jeigu viskas įvyksta ir mes atrandam tos 49%, kas nori nusipirkti, nes mes Komodi tik tai esam platforma, kuri padeda visiems susitikti kartu. Tai šitaigi automobilis yra įkeliamas į tą Stichtingą. Teisinė tada registracija regitroj yra Stichtingas, kaip savininkais. O visi bendrasavininkai, visi, kas turi dalis automobilio, yra Stichtingo naudos gavėjai. Yra toks savoka kaip beneficiaries. Ir jie negauna akcijų, jie negauna jokių dalykų, nes jie Stichtingas tiesiog neturi akcijų. Bet teisinė funkcija gaunasi, kad atlieka Stichtingo steigėjas, tai yra Komodi, bet ekonominę naudą visą pretenduoja tik naudos gavėjai. Tai tada klausimas yra vėlgi, Stichtingas gali turėti naudos gavėjų sąrašą. Nu tai regitrai yra paprasčiau, nes mes tada registruojam tą Stichtingo viduje visą 100 tų žmonių, kas turi. Ir jeigu jie ten kažkas keičiasi, mes tada turėtumėm rašyti dokumentus, kaip kas keičiasi, kaip ką, kaip sudeklaruoti gyventojų pajamų mokesčių deklaracijų ir taip toliau ir panašiai. Bet čia yra vėl daug labai popierių ir daug administravimo. Nu ir va čia įsijungia ta žaliavų biržos logika, kad o gal mes tuos popierius galim užkelti ant kokio nors instrumento Web3. Ir pasirodo, kad galim, jeigu teisingai tą darom. Tai reiškia, kad jeigu vienas, kaip mes sakom, kolekcinis vienetas, mes vadinam tą daiktą, jį atitinka apskaitoje vienas NFT. Ir mūsų NFT yra ant Solanos blockchain'o. Ir viskas yra adresai, yra viską galima pasitikrinti ir pasižiūrėti. Dabar ir NFT mes naudojam išimtinai apskaitos tikslais, nes mes supratom kažkada, kad NFT kaip paveiksliukai, tai gražus ten beždžionė ar ko, tai aš kaip tradicinis finansininkas aš netikiu šitais dalykais. Bet... Prie meno nepriskyrei. Ne, prie meno nepriskyriau, o šitą, jeigu tai tu traktuoji kaip tiesiog kontraktą ar šiuolaikinį būdą kažką protingiau padaryti, tai jis tada turi labai didelę prasmę. Ir mūsų NFT dar maža to, visi yra kolekciniai, nes jie kiekvienas dar turi savo išskirtinių bruožų. Tai čia yra tik tai apskaitos dalis. Tai jeigu aš pasakočiau nuo to galo be pavyzdžio su draugais, tai tada atrodytų, kad čia kažkoks labai didelis ir sudėtingas instrumentas, bet jeigu tiesiog pradedi pasakoti pavyzdį su draugais ir vis pridedi papildomų dalykų, kurie palengvina draugam gyvenimą, tai staiga ateini iki Komodi modelio. Tai aš bandysiu dabar tiek daug info man jau čia, žinai, dar nepriejom prie to, realiai tikrojo dalyko, tai yra automobilių. Tai ar aš teisingai suprantu, kad ateina pas jūs į platformą, klientas užsiregistruoja, tai ten praeina visą KYC, netgi, kiek žiūrėjau. Taip. Užsiregistruoja, tada jūs... Nes mes registruojam tikrus žmonės, tai tikrus savininkus automobilio, tai jeigu tu eitum ir pirktum automobilį su draugais, tai norėtum žinot bent jau draugų vardus pavardės. Tai... Jo, tai mintis tokia, jūs randat visų pirma kažkokį entuziastą, kuris jau turi priemonę. Dabar netgi entuziastai mus randa jau netgi po pirmo pardavimo. Tai jis sako, okei, aš sutinku, ten, kad kem 9% ale parsiduoda jėga. Tai dabar, taip jeigu taip žingsnis po žingsnio, ar kaip iš pradžių surenkat pinigus į kažkokią depozitinę sąskaitą ir jie gauna tos NFT'sus, tai jau investuojantys. Tada tasai, kuris įneša automobilį, irgi gauna savo dalį, tada tą automobilį įnešat, nes daugam gali kilti, žinai, o Jėzau, tai čia, viskas yra nauja, skamba fainai, bet tai palauk, tai kur pinigai keliauja? Stichtingas, kas čia dabar, žinai, o ten jie audituos, kas nors, žinai, kur tie pinigai, ar ta mašina ten bus kažkur, žinai, daug tokių, aš čia gal kaip finansininkas labai iš tos rizikos pusės žiūriu, bet jeigu taip, step by step tą principą, tai žmogus ateina pas jūs į sistemą, užsiregistruoja, sako, aš norėčiau dalyvauti, ten kažkaip rezervinas likti, po to vis tiek kažkur jau pinigus reikia vesti.
Tai taip, tai pinigus reikia vesti į sąskaitą Komodi, nes Komodi teikia šitą funkciją, šitą pagalbą Stichtingui būtent parduoti kolekcinius vienetus, tada atsiskaito su kolekcininku ir įvyksta visas automobilio įkelimas į Stichtingą ir yra visiems paskirstoma nuosavybė. Tai jūs realiai į Olandiją važiuojat fiziškai, kad tą registruot, ar viskas online? Nereikia nieko važiuoti į Olandiją fiziškai, nes tai yra sutartys, kurios įsigalioja ir tiek. Bet o į registrą tai reikia nuvažiuoti, kad savininkas pasikeistų. Tai jūs turite įgaliojimą jau iš tos Olandų įmonės. Bet aš tai pasakysiu, aš tiek detaliai per procesą, tai aš atsiprašau, bet neįsiu, todėl kad, kiek tu klausi, todėl kad tai yra ir tam tikras know-how, nes dar paprašyk manęs schemą nupiešti, aš tiesiog visam pasauliui parodysiu, kad žiūrėkit, kaip tikras RVA yra daromas ir tada sėkmės mūsų konkurentam JAF ir vakarų Europai, kurie daugiau už mus pinigų turi. Tai tai to aš dar nedarysiu, aš ir taip labai jau detaliai papasakojau, kas vis tiek čia bent jau visiems, kas dabar yra nusipirkęs bent vieną vienetą mūsų pirmo automobilio, tai visą tą jie jau arba žino, arba netrukus pamatys dokumentuose, kurie bus sukelti į automobilio garažą. Tai čia šitoj daly nieko slapto tokio nebebus toj greitai, bet per visą procesą aš jau taip detaliai nenoriu, nes aš tiesiog visą įmonės know-how papasakosiu. Bet mintis tokia, kad aš tiesiog pats noriu, nes kai tu minėjai, kad, pavyzdžiui, deklaracija, tai realiai, jeigu žmogus jisai iš principo... Tai dabar deklaracijų tai dabar būtų kolekcinio NFT pirkimas pardavimas, tas pas kas nusipirktum NFT su bežanėlės paveiksliuku ir paskui jį parduotum už kitokią kainą. Tas pradžiai jisai, tavžinai, kad investuotojas jisai perka tą NFT ir tai yra jo turtas, bet ne tas Stichtingo kažkoks... NFT tiesiogiai reiškia vieną beneficiary iš Stichtingį. Ok. Nu tai va, tai čia tiesiog man, žinai, pirmas... Čia visiškai tas pats. Tiesiog NFT yra apskaitos elementas. Nes kitu atveju mes turėtumėm išleisti iš tos specialios bendrovės raštą, kad jūs esate taip ir taip, ten patvirtintam, tam registruotam ir visą kitą. Ir tada, jeigu mes tą darytumėm, tą mes galim sustoti šitame etape ir nedėti viso Web3 elemento su NFT. Bet jeigu mes šitam etape sustotumėm, tai reikštų, kad mes tada turim ilgainiui likvidumo problemą. Nes arba mes laikom 5-7 metus ir visiems sakom, dabar palaukit, kol mes parduosim visą automobilį ir tada visiems padalinsim pinigus. Arba jeigu mes sakom, žiūrėkit, jeigu jūs norit, kada norit, tada parduokit ten vienas kitam ar kitiem draugam ar viską, tai tada mes turim kažkaip palengvinti tą procesą, o ne tai, kad eini prie visų sąrašų. NFTs ir ta, sakykime, technologija, ant Solanos padaryta, jinai visiškai leidžia lengvai padaryti tą secondary market, aš kaip suprantu. Tai taip, va čia ir yra, kodėl mes tą darom jau dabar ir iš karto darom su NFT, tai tam, kad kai mes paleisim Komodi 3.0, kas bus 26 gale, tai tam, kad galėtumėm padaryti prekybą tarpusavį. Tai jeigu žmonės nori tarpusavį vienas kitam pirkti, parduoti ar kaip, tai tada atsiranda likvidumas ir tada galima tuos vienetus realizuoti arba nusipirkti dar, jeigu nespėjai. Nu, tai, nori. Tai čia tas sekantis klausimas, kurį prieš tai buvau liktai palietęs dėl to investavimo žodžio vartojimo, bet licenzijavimo. Dabar tai lyg ir tai, kaip suprantam, nėra finansinis instrumentas, bet dabar dar atėjo ir ateina ta MiCA reguliacija, kuri reguliuoja lyg tai tą kripto pasaulį visą. Tai jau jūs tada po šitų irgi nepatenkat NFT-sai. Tai va, NFT-sai po MiCA nepatenka su išimtimi. Jeigu NFT-sai arba kažkuris kitas, jeigu jie turi finansinės priemonės požymių, tai tada jie patenka. Arba jie susieti su finansinė priemonė, tada jie patenka. Mes neturim nei požymių, nei esam susieti, tai mes nepatenka. Tai čia, tarkim, tos, sakykime, su reguliacija jau esat atsakę savo. Mums metus užtruko šito modelio išsprendimas su visai komandai, su profesionaliais teisininkais. Mes metus ieškojom, kaip tą padaryti, kaip galima arčiau pavyzdžio, kad Artūras su 4 draugais perka automobilį. Tai tikslas turbūt nekita. O šiaip dabar jau esat tą pirmą automobilį
tą geltoną Porsche. Tiksliai gali pasakyti, esat jau viskas paleidot, susirinko, kiek ten tų... Jo, mes jį 600 visą pardavėm labai sėkmingai, labai džiaugiamės rezultatais. Iš viso yra 256 kolekcininkai berods ir manau, kad jų dar bus daugiau, nes žinau, kad dalis žmonių pirko dovanai, tai tada reiškia dar įsikurs žmonių, nu, ta prasme, dar išsiplės kolekcininkų ratas kažkiek ir jo, mes tai labai džiaugiamės šituo pirmų rezultatu, nes tikėjom, kad tiek daug kolekcininkų bus, tai labai faina. Tai reiškia, tikrai yra paklausa šitam modeliui. O modelis tai taip, aš sutinku, kad skamba sudėtingai ir daug klausimų, todėl kad iš tiesų jisai visus tos klausimus ir apie teisinę dalį, ir apie viską, tai visus fondai uždavinėjo, mes lygiai taip pat teisinį due diligence ėjom, ir kai Firstpikai, ir Co-Investas į mus investavo. Todėl kad problema yra ta, kad šiaip jau nesigeriant tiesiog faktas yra tas, kad nėra kito tokio modelio pasaulyje. Mes esam pirmi, kurie šitokiu būdu darom. Visi, kas, nes per tuos jau beveik 3 metus, kai mes darom komodį, nes būna kam nors papasako ir man sako, o, žinau, girdėjau tokį, aš tau atsiųsiu linką. Ir tai turbūt mes visus konkurentus žinom, kurie bent kažką panašaus bando daryti, ką nors su automobiliais ir frakcionalizavimu. Ir jie visi veikia tai, kaip aš pasakojau pradžioj, tai ima SPV, ima akcijų pardavimą, kas turi savų rizikų tada, nes kaip tu žinai, kad ten tos mašinos kas nors iš tos SPV neiškels, kaip ten kas bus ir visi kita, nes tu tiesiog jos neturi. Tu turi akcijų UABO, kuris kol kas turi mašiną. Ir kaip tu esi tuo tikras ir taip toliau ir panašiai, ir plius visas reguliavimas įsijungia, tai kuris mūsų nuomonė tokiam pavyzdžiui, kai eini su draugais pirkti automobilio, yra perteklinis. Tai gerai, tai dabar gal truputį apie tą, čia pradėjome nuo tokios labai jau specifinės techninės dalies, dabar prie pačio, sakykime, automobilio, ne? Tai, suinvestavom mes, ten dar kažkiek tų, reiškia, entuziastų suinvestavo, turi tą kažkokią dalelę. O kur yra automobilis? Jisai gali važinėti, negali važinėti, tenais, kas jie... Tai nes aš kaip ir suprantu, tas lyg tai 1%, kur turi, lyg tai jisai toliau jį turi, ir vieni sakys, žinai, blemba nusipirkau, bet aš tai negaliu su juo pavažinėti, bet tas tai gali, žinai, tai jis dar jį sudaužys, tai čia tokių viskas turbūt atsakyta šitą vietą, bet tiesiog gal gali pasidalinti žmonėm, kurie gal pirmą kartą klausosi. Tai kaip suprantu, kad tu kaip ir nusipirkęs kokio, žinai, NT Raito akcijų, tu kaip ir esi savininkas, bet nenueisi ten, nepernakvosi dabar, čia sakysi, neįleiskit mane. Tai čia turbūt kažkas, aš toksai primityvus gal pavyzdys, bet tai čia truputį kitaip veikia negu tavo tie kiti pavyzdžiai, kur kažkas nuperka, pastato, tiesiog prižiūri, kad ten gražiai stovėtų. Tai čia ne, čia lieka dar tas didysis, sakykime, savininkas, kuris lyg ir turi tas teisės, bet tada kyla klausimai, o jeigu sudaužys, žinai, o jeigu ten kažkaip blogai prižiūrės, kaip Tai čia man patinka, nes mūsų pokalbis yra tai, kaip aš pastaruosius 2 metus ar 3 su kuo kalbuosi, tai aš tiesiog neteiliškumas yra klausimų, tas pats, mes savo dažniausiai užduodamų klausimų sekciją visą skilti puslapyje pagal tai dėliojam. Tai viskas labai gerai, tai pradedant nuo to, kad automobiliu kažkas naudojasi. Tai gal čia reiktų trumpą tokią pauzę padaryti ir pasakyti, apsibrėžti, kas yra kolekcinis automobilis. Nes aš dažnai suprantu, kad jeigu aš paaiškinu, kas yra kolekcinis automobilis, tada labai daug kam klausimai, dalis klausimų automatiškai tampa atsakyti. Tai yra, kolekcinis automobilis yra, kai sako, tai kokie automobiliai yra komodi? Tai ten istoriniai, sako. Sakau, ne, kolekciniai. Tai sako, ten labai brangus. Ne, sakau, kolekciniai. Tai sako, tai kokie, tai sakau, jie gali būti istoriniai, jie gali būti brangus, jie gali būti neistoriniai, gali būti pigus, bet jie yra kolekciniai. Tai koks automobilis yra kolekcinis? Tai jis nebūtinai turi būti su mediniais ratais, nes pavyzdžiui, gali būti kolekcinių automobilių ir naujas Bugatis. Jie praškai visi Bugačiai yra kolekciniai, nes jie yra, jie yra ir senieji, ir naujai, visi, absoliučiai.
Todėl, kad jie yra labai reti, jų labai nedaug pagamina, jie yra labai sunkiai prieinami ir jie turi, kiekvienas Bugatis savy turi kažkokią technologiją, kuri jį išskiria, ir laikmetyje jisai yra ypatingas automobilis. Dabar, tai pavyzdžiui, jeigu automobilio yra nedaug pagaminta vienetų, jeigu jisai yra kažkuo išskirtinis komplektacija, jeigu jisai tapo kažkokios kartos simboliu, kaip Ford Mustangas, pavyzdžiui. Jeigu jisai gali būti ir, pavyzdžiui, masinės gamybos automobilis, ten, pavyzdžiui, tokių mašinų gali būti pagaminta ten 10 tūkstančių, bet, pavyzdžiui, jeigu jį vairavo kokia nors žymi žvaigždė, kaip, pavyzdžiui, yra ten dabar labai išpopuliarėjo pastaraisiais metais BMW 507, ten 60 kelintų metų gamybos, Elvis tokį turėjo iš po tarnybos kariuomeniai. Tai Europoje. Tai ir staiga tas automobilis Elvio BMW 507, kuris stovi BMW muziejuje Miunchene, tai jo kaina yra dar didesnė negu šiaip įprasto BMW 507, kurie šiais metais buvom su komanda Paryžiuje Retromobilė, kas yra didžiausia turbūt Europoje, viena didžiausių, drąsiai tai galima sakyti, kolekcinių automobilių, istorinių automobilių parodų. Tai ten tie 507 toks jausmas, kad jie kaip karštos bandelės, o šiaip viena mašina kainuoja 2,5 milijono. Tai ten eini per stendus ir ten parduota. Tai čia pas mus Lietuvoje atrodo, tų automobilių ir nedaug ir tos kainos yra kitokios, bet šiaip čia mums Sovietija šitą blogį paliko. Vakarų Europoje tai ten visiškai kitas pasaulis, ten kai nuvažiuoja, galvoju, wow, žinai, į Paryžių. Tai į tą parodą. Tai kolekcinis automobilis yra, turi atitikti tokius parametrus. Tai jisai gali būti ir vidutinio amžiaus, ir ne, yra tie vadinami old-timeriai, yra new-timeriai, dabar automobiliai brangstantis yra visi, kurie yra ten nuo 90-ųjų, nes mūsų karta atėjo užsidirbo pinigų pagaliau, o visi Miami Vice žiūrėjom, tai visiems reikia baltų Ferrari Testerosų ir ten Porsche, kuriais važinėjo policininkai ir visa kita. Tai čia yra kolekciniai automobiliai. Kolekciniais automobiliais yra praktiškai nevažiuojama. Jie turi, jų vertės dažniausiai atsiskleidžia per aukcionus, tai yra, kai jie parduodami aukcionuose arba tokiuose parodose per brokerius. Ta rinka yra labai didelė, bendras kolekcinių automobilių garažas pasaulyje yra vertinamas maždaug 800 milijardų eurų, kasmet jo apyvarta yra maždaug 45 milijardai eurų pardavimai. Jų viešos informacijos apie kainas ir kaip iš tikrųjų prasisuko viskas yra ten nuo 10 iki 30%, jeigu žiūrėt, gal tik 10% per aukcionus praeina. Visa kita yra private sales, tai yra žmogus žmogui pardavė ir tai gaunasi, kad ir automobilio atradimas, ir jo įvertinimas, ir jo kaina yra labai aukšti barjerai įeiti į rinką paprastam žmogui. Tai aš čia dabar mėtausi po įvairias temas, bet kantrybės tuo ateisiu į tašką. Tai šitągi, kolekcinis automobilis, pavyzdžiui, Comody platformai mes esame atsirinkę vienus iš didžiausių, jeigu ne didžiausius Europoje automobilių vertintojus, kurios naudoja pagrindiniai automobilių aukcionai, kaip RM Sotheby's ar kaip šitasgi Bonhamsai. Tai yra klasika Car Ratings. Ir jie mūsų tą pirmą automobilį įvertino pagal visus parametrus, kad jis yra vertas 128 500. Kolekcininkas sutiko jį už tiek ir parduoti. Jis ten pradžioj norėjo daugiau, bet mes pasakėm, žiūrėk, panašu, kad vertė yra tokia, ar tau tinka, nes kolekcininkas gali sakyti, ne, aš tiek nenoriu. Šis kolekcininkas sakė, gerai, darom, nes man patinka Comody idėja, man patinka pati logika, tai tą automobilį, tą 128 500 vertę padalinom iš 25, kas norėjom, kad būtų vieno kolekcinio vieneto kaina, ir tada 2,5 tūkstančio vienetų per Comody platformą pardavėme. Dabar, kas nutiko tam kolekcininkui, kuris pasiliko 51%? Jisai gavo pinigų, bet jisai sako, bet tai palauk, tai dabar aš turiu tą automobilį saugoti toliau, laikyti garaže, kuriam kainuoja laikymas, tada man reikia jį toliau drausti ir dar drausti tuo draudimu, kurio jūs norit, tai yra, nes mes iki Comody nebuvo Lietuvoje
kolekcinių automobilių draudimą. Nes ir egzistuoja toksai pasaulyje kolekcinių automobilių draudimas. Vienas didžiausių draudikų pasaulyje tokių kolekcinių dalykų yra Hagerty. Jie veikia JAV ir Didžiojoje Britanijoje ir dar padalinį lyg Vokietijai turi. Europoje vėlgi yra Olandai, kurie sako, kaip ir Classica Ratings yra Olandai, taip yra ir draudikai iš Olandijos ir jie sako, jie nišiniai draudikai yra, jie draudžia tik visokius kolekcinius turtus ir panašius dalykus. Tai kai nišiniai sakau, tai jie draudimo premijų yra už 20 milijardų pasirašę. Tai tokia ir niša, kai vakarų Europoje, žinai. Tai jie irgi yra didžiuliai pasaulyje ir jie sako, jo gerai, jeigu jūs turit šitą automobilį, jie tiek Classica Ratings vertintojai, tiek draudikai buvo atskridę į Vilnių, apžiūrėjo automobilį, apžiūrėjo garažą, viskas jiems tiko, sako, fine, apdrausim, va šitą vertę. Ką reiškia kolekcinio automobilio draudimas? Tai nėra šiaip kasko kažkoks ar ten civilinė. Tai yra draudimas kaip turto, kuris suprantam, kad jis turi tam tikrus specialias turtui savybės. Pavyzdžiui, automobilis turi važiuoti. Tai dabar kiek jis turi važiuoti? Tai pagal draudimą jis negali važiuoti daugiau negu 500 km per metus. Tai reiškia, į Nidą pirmyn atgal jau nebesvažinės. Viskas. Viršis metais atgal. Vienais metais pirmyn, kitais metais atgal gali. Bet realybėj, žmonės būna apie tai nesusimasto. Realybėj kolekciniai automobiliai važiuoja tarp 50-100 km per metus. Patys rečiausi, kur labai kolekcijom laikomi, jie iš vis ir tiek nevažiuoja. Jau ten būna... Realiai, nuskraidinai, nugabenai parodą su fūra ir tada jis ten apsisuka ratą ir grįžta. Taip. Jį užkuria, ten visą kitą. Nes, kai kuriem reikia, pavyzdžiui, kai kuriem seniem Porscham juos reikia užkurti ir pravažiuoti, todėl kad kitaip tepalas greičių dėžiai subėga į apačią. Tai tu turi jį duoti jam gyvybės, kad jis prasisuktų. Bet šitą ir tam tikrais intervalais, nes jeigu tu jį padėsi garaže 10 metų palaikysi ir tada nueisi ir užkursi, tai paskui turėsi daug remonto darbų. Tai tada tas kolekcininkas klausė, sako, tai fine, o tai kokia man iš to nauda, kad sako, esu diskusija su vienu kolekcininku turėjęs, sako, įsivaizduok, sako, gerai, sako, tai parduodu aš pusę savo mašinos, sakė, per jūsų platformą, turiu bendrasavininkių, viskas, žinai, mes čia susitinkam, čia pasišnekam, viskas smagu, žinai, gražu, aš pinigų gavau, bet sako, ir dar turiu vis tiek pusę, jeigu ten ateityje tas automobilis brangs, bet sako, o kas sako, jeigu man grįžų dėžė subyra? Tai sako, čia yra krūva pinigų. Tai sako, man jį tvarkyti reikės. Nes sako, pagal jūsų sąlygas aš esu už tai atsakingas. Sakau, taip. Bet sakau, įsivaizduokas, jeigu tu neparduodi pusę automobilio ir tau vis tiek grįžų dėžė subyra, tai tada dar tau pinigų įdėti papildomai reikia. O čia jau gavai remontui, pavyzdžiui. Ir vis tiek gali jo džiaugtis. Bet čia jau ateinam prie to taško, o kame čia Komodi verslas yra ir iš ko Komodi uždirba kaip, nes tai vis tiek yra verslas. Tai mes kaip platforma uždirbam iš dviejų dalių. Dabar, kol Komodi yra 2.0, tai tik iš vienos, o kai bus 3.0, uždirbsim iš dviejų. Viena dalis yra, kad mes taikom 5% komisinį už sėkmingą pardavimą. Nuo visos automobilio vertės. Okay. Kodėl nuo visos? Todėl, kad visi yra vienodi. Ta prasme, savininkai tampa visi vienodi. Ir originalusis kolekcininkas, ir visi, kas net tas žmogus, kuris vieną vienetą įsigijo už 25 eurus. Nes jų statusas yra absoliučiai vienodas, tik tai, kad skiriasi turimas kiekis tų vienetų. Ir tas turimas kiekis vienetų apsprendžia, ar tu gali turėti automobilį ir jo naudotis ar ne. Tai reiškia, kad kai pasileis Komodi 3.0, mes nebegalėsim kontroliuoti, kad, pavyzdžiui, originalusis savininkas nenuspręs pradėti pardavinėti per mūsų platformą savo dalies ir ją ilgainiui visą išparduoti, jeigu jisai taip nori. Galbūt kažkas kitas kontrolinę dalį susidės. Tai mūsų 3.0 versijoje taisyklė bus tokia. Jeigu kas nors turi daugiau negu 25, tas, kas turi daugiausiai, bet ne mažiau negu 25%, turi automobilį. Jeigu nori. Jeigu nenori, arba nieks neturi ten net 25%, kaip koks, nežinau, visi turi ten po vieną vienetą. Tai tada mes Komodi laikom automobilį ir mes dengiam visus kaštus. Tai reiškia, kad tada jau tikrai automobilis niekur nevažiuos, stovės kur nors ir mes kars nuo karto kviesim visus į kokį renginį ir tada tą automobilį ten parodysim. Bet kas kartą, kai vyksta prekyba ir žmonės vieni kitiem parduoda, bus komisinis įskaičiuotas automatiškai 3%. Dabar iš tų 3% 2% gauna Komodi, 1% mes duodam, pervedam originaliam tam kontrolinio paketo savininkui.
Tai reiškia, kad ilgainiui, jeigu turi automobilių kolekciją, tai gali ne tik, kad ištraukti dalį vertės, nes tu galbūt turi didelį garažą, gali jo pats pasidžiaugti, bet ten yra išaldyti pinigai. Ir čia yra klausimas, kuris yra sprendžiamas gal net keli klausimai ir skirtingų tipų kolekcininkam. Vienas yra, pavyzdžiui, įsivaizduokim. Yra istorija apie, dabar nepamenu, Pink Floydų berods gitaristas, gal bosistas, nusipirko Ferrari 250 GTO. Tai čia dabar yra dabartinis, šventas gralis yra automobilizme, nes tas Ferrari šiuo metu kainuoja tarp 70-75 milijonų eurų. Tai įsivaizduoju, kad tu tą Ferrari nusipirkai, jis ten tuo metu mokėjo, milijoną nemokėjo, man rodos, už jį. Ir dabar įsivaizduoju, tu turi tokį Ferrari garaže. Tai dabar tu gal norėtum truputį pasimti šitos vertės skirtumo, bet vienintelis būdas tą padaryti yra jį parduoti. O jis yra jau, kaip gal tu vaikam jį nori palikti, gal tu nori, kad jis būtų tavo šeimoje, tas Ferraris, nes jis dar ir prisiminimais emocinę vertę turi. Tai tai sakau, vienas būdas yra parduoti, dar yra būdas irgi vėl ne Lietuvoje dažniausiai, per užsienio struktūras galima pasiskolinti už tokį, kaip užstatą tokį darbą. Bet matai, skolinantis yra dvi problemos. Viena yra, kad palūkanas mokia, antra, kad grąžinti reikia. Tai tada, supranti, vėl matematika ne iki galo taip veikia, nes tu turi turėti srautą, iš ko tą daryti. O čia yra tiesiog, tu pasidalinė su kitais savininkystė. Tai savininkų interesas yra tas, kad ir pinigų gauna vienu kartu ir lygiai taip pat gali gauti pinigų paskui iš srauto, kai Komodi 3.0 paleisim. Ir jeigu tas automobilis bus populiarus ir žmonės vieni norės jį parduoti, kiti pirkti, tai valio. Tam, sakykim, didžiajam savininkui, kuris yra. Bet čia įdomu pasakyti, kad jeigu tas, kaip ir pirmoji stadija, tas, sakykim, buvęs pagrindinis savininkas, jisai toliau jo rūpinasi. Taip. Bet jeigu jisai realiai pradeda selinti ir tai jūs iš principo kažkaip turit sekti, kiek ten tas didysis turi per tą NFT, ir tada kažkurioje vietoje jisai gali net ir prarasti tą. Taip, kontrolę ir savininkystę. Okay. Čia tokių papildomų reikalų nemažai. Taip. Už tai iš karto to neleidžiam, už tai išleidžiam dalimis, nes jeigu taip imtum ir bandytum paleisti visą platformą, kaip jinai yra sugalvota ir išdirbta į priekį, tai čia, truputį kosmosas, reikia po truputį dalykus daryti. Kad patikslinti, nes teko man į Redditą nueiti, linką įmetė, žodžiu, kad tas savininkas, kuris naudotis galės, jisai yra labai apribotas tuo, kaip jis gali naudoti, dėl draudimų ir kitų dalykų. Taip, jį ir mes Komodi apribojam, ir draudikas apriboja, nes yra tikrinamos laikymo sąlygos, yra galima atvažiuoti patikrinti automobilį, jo laikymo sąlygas galima patikrinti, galima prašyti automobilio nuotraukų, galima ir draudikas taip pat. Nes mes tiesiog dvigubinam draudiko darbą, galima prašyti ridos nuotraukų, šitą nuotraukos turi būti naujos, tai yra tikrini nuotraukų metaduomenis ir taip toliau ir panašiai. Ir jis turi labai daug pareigų, nes kitu atveju jisai gali prarasti kažkurias teisės ir laisvės. Čia labai gerai, nes iš tikrųjų toks pirmas klausimas, tai kam tam turis tam automobilį čia dabar tiek prisims papildomų galbūt. Turbūt šiaip, jeigu esi normalus kolekcininkas, tai tu ir draudėsi, ir prižiūrėjai ir panašiai. Prie ko mes ir ateinam, kas yra kolekcinis automobilis ir kaip jie yra. Iš tikrųjų, kaip ir sakau, kolekciniai automobiliai tikri, jie ir yra taip saugomi, taip laikomi tokiamis sąlygomis ir jie važiuoja tarp 50-100 km per metus. Už tai važiuoja, bet važiuoja ne penktadienio, sekmadienį, labiau iš ryto kavos, kai jau visi šventėjai būna atšventę ir kokius 2 gražius savaitgalius per metus. Tai čia ir yra visas tas, kad jie ir taip tą daro. Ir sakau, už tai tie tikri kolekcininkai turi tiek automobilių, kad galėtų skirtingai savaitgaliais su skirtingais automobiliais važiuoti ir nepravažiuoti ridos per daug. Žmonės būna iš to kampo nepagalvoja, nes sako, tai kam tau tiek mašinų? Tam, kad galėčiau tai viena, tai kita pavažiuoti, nes jos skirtingai važiuoja. Man tai vienas toks klausimas. Pirmą pavyzdį, kai minėjai, dėl to, kad kažkas nuperka pastato ir nėra džiaugsmo. Dabar, žinai, sakai, kad kaip ir yra, kad gali važiuoti,
Bet tai 2 kartus per metus, nu tai... Bet ar jie taip tiek važiuoja. Ir čia yra tas Tai džiaugsmas. va, Čia skirtingi džiaugsmai. Čia, žinai... Net tai vienas dalykas, jis gali toliau matyti tam, nueit bet kada gal į tą garažą. O va tie kiti dalyviai, kurie investuoja mažom sumom, tai jie gali pamatyti jį realiai, ar ne? Tai va dabar visi, kas Atsisėsti visi, prie kas, pačių visi, kas, pinigų, nevažiuoja galėjo, pačių visi, kas įsigijo bent vieną vienetą, gavo jau laiškus iš mūsų, kad bus dar vienas renginys tik kolekcininkam, kur jie galės pamatyti mašiną ir jie žino, kur jinai yra laikoma. Dabar kitas dalykas yra, ar automobilis visada bus viešas ir ar visada jį bus galima pamatyti? Ne. Bet tikrai bus tokių automobilių, kurie bus netgi, manau, labai vieši. Nes šiaip Komodi modelis, vat, kuo yra išskirtinis ir skiriasi nuo visų artimų konkurentų ir kuo jis gali būti labai patrauklus, tai yra, mes manom, kad jis yra itin patrauklus visiems automobilių muziejams. Mums automobilių muziejus yra tobulas kolekcininkas, nes visi automobiliai yra žinoma, kur laikomi, kaip laikomi ir jie nevažiuoja iš esmės. O muziejui mes esam tobulas sprendimas, nes mes leidžiam atlaisvinti dalį kapitalo, kurio dažniausiai muziejam trūksta. Ir mes galim sukurti papildomą lankymo srautą. Todėl, kad tie žmonės, kurie turi gabaliuką, jie ateis ir, žinai, įsivaizduok, eini per muziejų ir sakai, o šito truputį turi, o šito truputį turi. Man žinai, kokia dabar mintis kilo, žinau, Amerikoje nesu buvęs, bet žinau, yra NASA muziejus, kur ten koks Apollo 11. Taip. Tai jis irgi vertę turi turbūt. Taip. Jeigu tokį su... Taip. Ir įsivaizduok, kad, dabar įsivaizduokime, yra automobilių, kurie niekada nebus parduoti per aukcioną, nes, jie yra labai išskirtiniai ir jie stovi muziejuose. Ir nieks nenori jų, tie esami savininkai nenori jų parduoti. Bet čia galima ateiti mes ir sakyti, žiūrėk, o gal tu nori 10% parduoti, 20, 30, 40, kur tikrai žinai, kad vis dar būsi saugus, nes turėsi nuosavybę. Bet pažiūrėkim, kokia to automobilio kaina. Niekas dar nežino, niekas niekada nebandė. Per Komodi galima sužinoti. Mano vizija yra tokia, kad Komodi ilgainiui bus labai daug automobilių. Ir jie ilgainiui, aš manau, kad Komodi bus tik automobiliai. Galbūt faktas, kad šitas modelis gali būti replikuojamas į kitokį turtą, kuris yra kolekcinis, bet yra specifinių niuansų su tuo ir yra priežasčių, kodėl mes būtent su automobiliais pradėjom. Viena aistra, kita yra dar ir tam tikri techniniai sprendimo klausimai. Bet nežinau, gal nebūtinai po to pačiu tada bus pavadinimu arba kaip. Nes Komodi būtent yra apie automobilistus, apie automobilių bendruomenę, apie benzingalvius ir apie tą galimybę turėti jau dabar. Nes aš 2011 kažkokiam žurnale buvau užmatęs dovanos jam ir ten buvo McLarenas F1, jis tuo metu litais kainavo 11 milijonų litų. Tai 3 milijonai eurų, aš neturėjau 3 milijonų eurų tada, kad McLareną F1 nusipirkčiau. Dabar sakau, tarp 20-30 milijonų. Tai aš dabar tiek neturiu, kad galėčiau McLareną F1 nusipirkti. Bet jeigu aš būčiau galėjęs 1000 litų įdėti tuo metu, aš būčiau įdėjęs. Jau būtų buvęs toks sprendimas. Tai žinai, ir šiaip, kai Komodi idėja gimė, buvo sėdėjom su Martynu, mūsų CEO, ir buvom čia tokį žaidimą pasidarėm, sakėm, davai surašom kiekvienas, ką norėtumėm savo garaže turėti. Tai, pusę valandos, žinai, kol kavą geriam, žinai, susirašom. Aš 70 automobilių prašiau. Tai, kaip? Kiek iš jų dabar, tarkim, esat jau, dabar vieną pasileidot, sąraše, vis tiek, žinai, tu žiūri turbūt, kas Lietuvoje, ką turi galbūt ir užsienį. Tai ar yra iš to 7 sąraše jau tokių potencialiai, kurie pas jūs platformą atsiras? Jo, yra. Tikslas yra, kad visi, bet ten yra ir Ferraris 250 GTO yra ir viskas. Tai, žinai, yra toks tikslas, yra. Čia jau labai daug tos technikos, apšnekėjom ir apie patį. Bet nesakai, tai jeigu aš nusiperku už 25 eurus, ar aš galėsiu pakviestas į renginį atsisėsti į tą automobilį? Ar atsisėsti irgi negali? Ne. Čia kiekvieno kolekcininko dar klausimas, tai į šitą automobilį negali. Nes aš tą Porsche mačiau. Už 25 eurus tikrai žinau, galiu nueit pamatyti. Bent jau, tarkim. Ne tik nuotraukas, bet tai jo, labai gražiai atrodo. Bet šitą jo atsisės tada nebūtinai. Apie važiavimą nieko. Nes ten buvo tų komentarų, kad čia
gausiu varžtą arba ten kokį karburatorių, vien žodžiu. Ne, nieko negausi. Tai buvo viena iš minčių pačioj pirminiai stadijai komodį, kad, nu, vat, kaip dalinti automobilį. Gal iš tikrųjų reikia dalinti dalimis, žinai, bet tada atsiremia į keletą kitų problemų. Iki kokio lygio dalis yra dalis? Nu, pavyzdžiui, dabar variklis yra dalis, ar variklis yra jau variklio dalys, žinai, ir tu iki varžto eini, ar tu eini iki tam tikrų junginių. Jo, ar tu eini iki tam tikrų junginių. Ir tada yra kita problema, net jeigu tu taip mąstytum ir taip dalintum automobilį, tai pavyzdžiui, jo skirtingos dalis gali turėti skirtingą kainos dinamiką ilgainiui. Nes, pavyzdžiui, ten pavarų dėžės gali labai būti retos ir didelį turėti didelę paklausą, kai tuo tarpu veidrodėlių niekam nereikia. Tai neteisingas būtų toks dalinimo būdas. Tada vertim turėsi kiekvieną varžtą. Tai va, būtent. Nu, tai gerai, tai dabar apie finansinę, sakykime, nežinau kaip čia, projekciją, naudą. Pradžioje aš ten išnekėjom apie tai. Tai jeigu aš žiūrėčiau į tai kaip investavimą, nu, tai iš tos pusės, ta prasme, kad įdėjau 100, aš tikiuosi, kad bus gal daugiau ateityje. Vat minėjai, ten vienas automobilis kainavo 3 milijonus, dabar ten 70. Tai galėtum pasidalinti, nežinau, gal yra kažkokie ten vidurkiai, gal yra kažkokie indeksai išvesti, kiek va tiek kolekciniai automobiliai, ar jie brangsta, ar jie nebrangsta. Nes šiaip, aš ką žinau iš asmeninių finansų pusės, kad jeigu perki šiaip automobilį, paprasta, jisai per 5 metus 5% nuvertėja. Arba daugiau, priklauso nuo to, kokios firmos perki ir gali ir daugiau pinigų prarasti. Tai čia aš tikiuosi, kad čia tokio nėra, nu, nes žinai, kam dėti pinigus, jeigu po 5 metų turi minus 6%. Nu, tai turi būti kažkokie, nu ir, bent jau, kad nenuvertėja, bet gal ir brangst. Tai ar yra kažkokie, nu, nes esu matęs ten laikrodžių kažkokių, meno indeksas, kažkoks bendrinis yra. Tai kaip yra su tais automobiliais? Tai su automobiliais irgi yra, kaip aš jau minėjau, kartą ar kelis, yra tas didžiausias draudikas ir toks kolekcinių automobilių ekspertai pasaulyje Hagerty. Tai net iš Lietuvos šiaip jie nėra pasiekiamas jų tinklamis, man rodos, VPN reikia naudoti, kad įsijungtų, bet iš esmės jie skelbia, pavyzdžiui, iš jų informaciją įma Knight Frankai, nu, tu kaip finansininkas žinai, kai skelbia informaciją apie ten, kas pasaulyje yra, kas ir kur ten, pavyzdžiui, turtingieji deda pinigus. Tai Hagerty skaičiuoja indeksą kolekcinių automobilių, tai jų duomenimis iki 24, beveik 20 metų kolekcinių automobilių tas indeksas jų outperformino S&P 500. 24 juos S&P 500 aplenkė. Šįmet manau, kad grįžtim prie to, kad kolekciniai automobiliai daugiau uždirba, todėl kad S&P 500 grąža eurais šiuo metu yra tarp 0 ir 2% turbūt. 2 metų aplenkė S&P. 20 metų beveik 20 metų išėlės, 17, jeigu tiksliai, ar kažkas tokio prisimenu. Tai, bet vėlgi, automobiliam nelygus. Pavyzdžiui, šįmet labiausiai brangęs, tai tada klausimas yra, tai jie turi didžiulės duomenų bazės, kur jie mato labai daug ir tų pirkimų pardavimų, ir turi dar ir savo brokerage house, ir turi ir aukcionų duomenis mato, ir viską. Panašiai yra mūsų partneriai Europoje, tai Classic Car Ratings, jie irgi ten turi milžinišką duombazę už keliasdešimt metų atgal ir aukcionų duomenis ir ten kitokius pardavimus per brokerius ir viską. Ir jie tada tų duomenų pagrindų maždaug skaičiuojasi tendencijas ir kas kaip vyksta. Tai pavyzdžiui, mes tuos partnerius irgi, kai jie buvo atvykę į Lietuvą, darėm tą renginį bendruomeniai, mūsų draugam, 1 rugsėjo 9 dieną, tai tada dalinosi jų įkūrėjas šių metų, pavyzdžiui, skaičiais. Tai pavyzdžiui, šiais metais labiausiai brangias automobilis jų duomenimis iš tų tokių buvo Ferrari 550. Jis pabrango 24%. Šiais metais. Per šios metus nuo sausio iki rugsėjo buvo pabrangęs 24%. Labiausiai pigias automobilis buvo Porsche 991.1 Targa 4S. Net pigo 21%. Tai 991.1 Targa yra ta, kur man labai graži, bet jinai yra pakankamai nauja ir jinai dar yra, matyt, pakeliui žemyn. O gal čia jau buvo dugnas, gal atpigo tiek maksimaliai, kiek gali. Tai nežinau. Tai mintis yra ta, kad taip, tai yra skaičiuojama,
Bet yra dar yra vienas įdomus sluoksnis, kalbant apie kolekcinius automobilius. Tai dar vienas sluoksnis yra demografinis. Tai yra priklauso nuo to, kuri karta pradeda turėti pinigų. Ir tada ta karta perka tos automobilius, kurie pas juos buvo ant sienų plakatais ar ant desktopų nuotraukom ir visa kita. Tai va už tai dabar 90-ųjų automobiliai labai ateina į madą. Tai... Jo, čia geras šiaip palėtė. Aišku, dar neaišku, kada tie pinigai ateina pas tą kartą, čia, žinai, taip. Bet, čia kitas klausimas. Bet turbūt tie, nežinau, tokie jau senesni, vat, kaip minėjai, ten 60-ų BMW'as, ne, arba ten, žinai, pas jūs buvo tas Mersas, kur su tais pakeliamais durim. Jie ten, aš nežinau, 60 metai turbūt. Jo, bet yra ten tokie. Yra ta dalis automobilių, kurie yra ikonos ir jie tada turi, jie vėl kitokią trajektoriją jie laiko. Tai ten kaip tas pats McLarenas F1, jis ten laikomas 90-ųjų automobilizmo ten simboliu ir pagal daug prasmių ten Gordono Mirėjaus, Mirėjaus berods, šitasgi sukonstruota mašina ir, žodžiu, dabar jis naują išleido, tai 50. Tai dabar irgi ten kainuoja kelis milijonus eurų ją nusipirkti, ten turbūt net nepakliūsi paprastai į eilę ją nusipirkti, bet klausimas, ar vėlgi nebus šį laikotarpį brėžiantis automobilis, nes jis ten turi įspūdingą aerodinaminį sprendimą, kaip ten ta mašina iš esmės prisisiurbė prie asfalto posūkiuose. Tai, žinai, niuansai. Man tikrai esi gerbėjas. Aš, žinok, visą laiką galvojau, kad aš žinau lygiai tiek pat automobilius, kiek kitas vyras šalia manęs, bet kažkart, kai pradedam šnekėtis ir aš staiga suprantu, kad jo truputėlį gal daugiau. Gal iš klausimas, gal ir čia refleksija maždaug ką supratau. Tai tarkim, jeigu aš kaip investuotojas nusiperku tos vienetus, kažkada, kai bus 3.0, galėsiu ir parduoti. Taip. Jeigu tavo interesas yra tik investuoti, fine, ta prasme, tavo čia sprendimas yra. Bet aš manau, kad mes tai stengiamės suburti bendruomenį ir automobilius atrinkti tokius, kad tai būtų labiau kaip kolekcija, kaip tu galėtum turėti savo kolekcinį garažą. Ir tikrai taip, yra investavimo, žinai, McKinsey pernai darė tyrimą, labai įdomu. McKinsey darė tyrimą ir jie apklausė ten arti 300 kolekcininkų visame pasaulyje ir įvairių ten klausimų, didžiulis tyrimas, bet esminis klausimas, kodėl jūs kolekcionuojate. Tai didžioji dalis atsakymų yra labai paprasta, tai yra emocija, tai yra noras turėti, nes nuo vaikystės svajojau, ten ar tėvai tokį kažkada turėjo ir pagrindinė varomoji jėga yra emocija. Bet antroji vietoje yra investavimas. Bet investavimo priežastis yra mažesnė negu emocija. Bet jinai yra, nes vėlgi, bet yra ir kitas niuansas, žinai, šneki su kolekcininkais ir, pavyzdžiui, su kiek aš jau per tos kelis metus, su kiek susipažinau kolekcininkų ir kai jie šneka apie automobilius, tai tu matai tą meilę. Ir matai kartu, kai žmogus šneka, kad sako, dar galvoju čia tokį nusipirkti ar kitokį, ir tada matai tą vidinę kovą, kai žmogus šneka ir pasakoja, kad sako, žiūrėk. Sako, aš, žinai, norėčiau šitą svarstau tarp šito ir šito, žinau, kad šitas pabrangs turbūt labiau. Sako, man šito garaže reikia. Ir, žinai, aš sakau, tai fain. Ir tada staiga atsiranda tas koridorius, kur žmogus leidžia savo ženkliai didesnį nuokrypį dėl emocijos, kad tai nėra vien tik finansinis sprendimas. Ir tada, Komod irgi yra toks pats sprendimas ir tiem patiem kolekcininkam, nes vieną tu gali per Komodį plėsti savo kolekciją, tai yra išsitraukti dalį kapitalo iš esamų automobilių įdėti kitus. Ir lygiai taip pat tu, pavyzdžiui, Komodį gali naudoti kaip, turėti garaže tą automobilį, kur, pavyzdžiui, tu žinai, kad jis galbūt finansiškai gali gerai performinti, bet, tu jo garaže nenori pas save laikyti arba vietos nebeturi, žinai, tai gali nusipirkti per Komodį. Aš pagalvoju, žinai, čia kokia nors akcijų rinka besirenkant, žinai, ar į JAF ar Europą, nėra tokio, aš man šito norėčiau, ar čia emocijos. Čia nėra tokios emocijos. Kas geriau performance, viskas. Nebent esi įsimylėjęs ten kokią Nvidiją ar kažką, žinai. Įmonė, žinai, bet čia,
Taip. Jo, gali būti ten, nežinau, kaip lojalus, ten tarkim. Teslos gi visi, nuo pradžių, kas į Teslą investavo, irgi ten buvo labai daug tikėjimo. Bet aš irgi buvau girdėjęs, vieno valdytojo sako, aš važinėjau su Tesla, bet aš į akcijas niekada neinvestuočiau. Nu, ta prasme, arba atvirkščiai, tarkim, aš gal turiu akcijų, bet mašina tai ten, nu, vien žodžiu, įvairiai. Tai, bet mintis tokia, mano klausimas prieš tai buvo, kad parduot lyg tai bus kažkada vėliau galimybė, dabar kol kas... Tai šiaip manęs yra klausę nemažai žmonių ir ypač kas Web3 aktyviai veikia, žinai, tai sako, tai ko tu lauki iki 26 vos negalo, žinai, kodėl tu sakai tokį tolimą timeline'ą, nes sako, tai yra tų sprendimų, ant lentynos, žinai, tai paimk ir paleidž, žinai, čia tau, mėno max ir viskas veiks, žinai. Tai, bet mes su komanda esam šitą klausimą diskutavę ne kartą ir ne du ir mes priėjom tokios išvados, kad kaip Comedy 2.0 mes patys viską, mūsų developeriai padarė, tai taip lygiai taip pat ir 3.0 mes iš vidaus kursim. Ir patį variklį sukurti nėra sudėtinga tą prekybos, kad galėtų atsirasti visos papildomas dalis ir puslapiai ir viską, ir kad būtų viskas gražu ir gerai veiktų. Problema yra, kad užtrunka ištestuoti. Tai va čia realiai 6 mėnesiai vos nėra testavimui. O tai mes leidžiam labai tik tada, kai mes jaučiam, kad mes esam pasiekę tą kokybės lygį, kuris mus tenkina. Tai kaip pavyzdys, visi, kas nusipirko va dabar kolekcinių vienetų šito 996 geltono, tai jie jau turi pas save garažo vaizdą, jie mato savo garaže gražiais keltuvais, ant kurių rikiuosis automobiliai, pirmą savo automobilį, jie gali pasispausti, lįst giliau, pasižiūrėti visus jo dokumentus, pasižiūrėti visą jo informaciją, parsisiųs visokių ekranų, užsklandų, jie gali tą automobilį užvesti, gali jį pagazuoti. Mes esam įrašę konkrečiai šito automobilio, mes pasiėmėm profesionalius garsistus, įrašėm šito automobilio garsą, tai iš tikrųjų jį gali užkurti, iš tikrųjų gali jį pagazuoti. O su virtual reality akiniais gali užsidėti ir atsisėsti. O čia vat kitas klausimas, nes mes jau esam yra jau buvę diskusijų šitą temą. Tai pavyzdžiui, ką mes dabar darom renginiuose ir kai buvo Comedy prieš pardaviminis renginys ir dabar, kur bus renginys tik savininkam. Tai kai visiems paaiškini, kas yra iš tikro kolekcinis automobilis, tai iš tikrųjų, tam pavyzdį, kur daug draugų yra, 100 draugų perka McLareną, nieks nebenori staiga, kad kas nors važiuotų su to mašina, arba kas kai sėstų, nes sako, tai čia gal vertė sumažės, žinai, aš noriu, kad jinai liktų, tokia truputį po stiklu. Bet visi nori pajausti, ką reiškia turėti tokią mašiną ir ką reiškia su ją važiuoti. Tai mes tada, ir tada darėm, ir dabar darysim, tai tada mes sakėm, žiūrėkit, mes išnuomavom Silverstone trasą, šitom 3 valandom, kol renginys vyksta, išnuomavom 3 tokius geltonus Porsche 996 Turbo X50 ir jums net nereikia skristi į Didžiąją Britaniją, yra 3 simuliatoriai, sėskit ir važiuokit ir jie taip sureguliuoti, kad iš tikrųjų jaustumės lyg vairuoji tą 996. Tai tai bent jau tiek, tą jausmą gali taip. Tai yra ir dar čia yra bendruomenės. Taip. 3 metus paleidinėjau, ne? Tai idėja, sakau, man nuo 18 metų aš ją ten dėliojau, man galutinai susijungė po COVID-o kažkuriuo metu galvoje, atsirado nušvietimas, kad visi kiti aplinkui neteisingai daro, pirkdami ir slėpdami sandėlį, kad reikia tiesiog sujungti bendruomenę į krūvą ir tada modelį išdirbti ir viską padaryti ir ateiti iki Comedy 2.0, kad parduotumėm pirmą Porsche 996 yra nuo 23 pavasario, tai taip beveik 3 metai. Tai gerai, čia labai jau daug pašnekėjom. Tai dabar apie ateitį kalbant, pirmas automobilis išėjo, tai kada dabar antras? Dabar antras iš tiesų mes labai sprendžiam, ar mes antrą automobilį bandysim, ar mes antrą automobilį paleisim gruodžio vidury, ar visgi atidėsim sausio vidury. Aš kodėl klausimas. Tie, kas dabar žiūri, tai dabar žiūri, bet mes šnekam truputį. Tai sausio vidury tikrai bus automobilis, nežinom, ar prieš šventes dar bus automobilis, nes dėl įvairių priežasčių. Ir dėl švenčių, ir dėl tuo metu, kad visų dėmesys po visur išsiblaškės ir viskas. Tai aš dabar taip skaičiuoju, kažkur gruodžio vidury turėtų, manau, išeiti ir galvoju,
Tai dovanai, tai tikrai galim padaryti automobilį, žinai. Galima. Nes tu minėjai, kad tipo, kažkas dovanai. Taip. Tai va čia būtų irgi. Nemažai buvo tokių kolekcininkų, kurie pirko ir nes pas mus dabar procesas yra toks, tu nusiperki kaip savo ir tada parašai mum į hello@comedy.com ir pasakai, žiūrėkit, aš noriu dovanai. Tai mes atsiunčiam gražų dovanų kuponą, gali jį padovanoti ir yra instrukcija, kaip gali tą automobilį, kaip tas dovanos gavėjas gali ateit pas mus, susikurt paskyrą, pasakyti mums, kad žiūrėkit, aš turiu tą kuponą ir mes tada perkelsim iš dovanotojo apdovanotojam. Tai gerai, tai tarkim sausį, o šiaip kaip tu pats matai, kiek per metus būsit pajėgus arba iš to, kiek dabar bendravot, kas sunkiau bus surasti realiai, kaip suprantu, tą automobilį bus sunkiau surasti, negu pritrauktų pirkėjų. Čia yra tiesiog kaip paprastas, kaip šitoj vietoj matematika iš verslo pusės yra kaip įprasto marketplace'o, tai tavo darbas visą laiką turėti ir supply side ir demand side, ar ne? Tai tai supply side yra automobiliai, demand side yra kokio dydžio yra tavo bendruomenė. Tai iš supply side mes dabar matom, kad mūsų tempas yra toksai, kad mes galim po vieną automobilį per mėnesį. Manom, kad esam pajėgus kokybiškai įkelti į platformą ir sutvarkyti viską. Paskui tą tempą turbūt didinsim ir manau, kad ir automobilio vertė pradės augti vieno automobilio, kuris yra įkeliamas. Tai tikslas yra 3 metų tikslas, kuris yra mūsų verslo plane, yra įrašytas, pagal kurį ir Venture Capital fondai investavo. Yra 200 automobilių po 3 metų turėtų būti ir bendra vertė platformoje turėtų būti 40 milijonų. Ar tikslas yra įgyvendinamas? Tai laisvai, čia yra tik pusė Ferrari 250 GTO, bet žinai, yra daug automobilių, kurie jeigu galvoja apie kolekcinį automobilį, paminėjai, pavyzdžiui, tą Mercedesą Galvingą, tai jie yra tie visi automobiliai yra tarp 1-4 milijonų eurų vertės. Tai čia, žinai, 10 automobilių ir visas tikslas įgyvendintas. Bet reikia iki to užaugti. Ir kaip ir sakau, nebūtinai kolekcinis automobilis turi būti brangus. Jeigu čia išklausančių yra tokių, kurie dar litais turėjo kokį nors ne per didelės ridos BMW M3 seną, dar litais pardavė, tai dabar žino, kiek kainuotų jį eurais atsipirkti. Tai jis gali būti ir nebrangus automobilis, bet gali būti vertingas dėl įvairių priežasčių. Bet, nes tiesiog man taip atrodo, kad kaip paminėjai, žinai, tas pirmas, reiškia, susireizinimas, ar investuotojų pavyko lyg ir geriau negu tikėjaisi, arba ganėt gerai. Bet kitas klausimas turbūt, iš kur tas supply'us, iš kur ta automobiliai dabar tik tai Lietuvoje ieškote tų, sakykime? Dabar pradžioje Lietuvoje, nes mes vertinam objektyviai savo galimybės. Tai yra, šitas ratas yra Lietuvoje, modelis yra naujas, Lietuvoje yra daug skeptikų tam pačiam Reddit'e ir viską. Tai būtų čia amerikietiškas modelis, tai visi sakytų, oi, kad Lietuvoje niekas nesugalvojo, dabar Lietuvoje sugalvojo, tai čia, žinai. Tai supranti, tai mes suprantam, kad mes galim remtis į savo artimas rinkas, kurios supranta, kas yra Lietuva, supranta, kad Lietuva yra vienas iš fintechų variklių Europoje ir kad čia įdomių verslų atsiranda ir gimsta. Bet ilgainiui tai mūsų tikslas yra plėstis ir tą plėtrą mes įsivaizduojam per partnerystės ir per partnerystės keliais būdais. Tai vienas yra iš supply side'o, tai būtent iš automobilių, tai ar mums pavyks užmėgsti kontaktą su didesniais, įdomesniais muziejais užsienyje, pavyzdžiui. O kitas yra investuotojai, kurių šiuo metu mes tam stebėjimo sąraše esam, nes mes esam stebėjimo sąraše nemažai fondų, kurie norėtų į mus investuoti kitoj stadijai, nes dabar mes prisidą turėjom su First Picais ir Coinvestu, dabar bus jau seed stadijos investicija, kur tikiuosi, kad prasidės 26 pirmą ketvirtį ir pradėsime šitą etapą. Tai yra užsienio fondų ir specialiai mes taip žiūrėjom, kad mes norim, kad investuotojai mus tie fondai iš tų rinkų, į kurias mes norim įeiti, kur jie mums galėtų atidaryti tose rinkose duris mums su savo kontaktais. Nes aš
čia žinai, taip pasidalinu mintim, gal man tos, tarkim, platformos, kurios NT projektus, nu, tarkim, finansuoja. Tai vat, visur yra ta, atrodo šiai dienai, bent jau Lietuvoje, didesnė problema yra ne surinkti pinigus iš investuotojų, bet vat, patiekti gerus projektus. Žinai. Ypač kai jų pinigų vis daugiau ir daugiau, nu, tai norisi natūraliai juos kažkaip leisti įdarbinti. Tai vat, ir aš neįsivaizduoju, kokio dydžio čia, tarkim, Lietuvoje ta kolekcinių automobilių turėtojų ar šiaip automobilių rinka ir kiek čia gali užtrukti ilgai papildomai juos prikalbinti. Gali užtrukti, bet Lietuvoje galiu pasakyti, kad tikrai yra labai, labai įdomių ir kolekcinių automobilių ir jų yra daugiau negu visiems atrodo ir yra garažų tokiose vietose, kur nepatikėtum, kad ten yra garažas ar kad ten už tų sienų ar langų stovi automobiliai apskritai, net ir čia Vilniui, tai tas yra labai džiugu man kaip automobilių žmogui ir aš manau, kad čia tik laiko klausimas, tai kada visi, žinai, aš manau, kad visi pirmi tokie modeliai atrodo įtartinai, kaip, žinai, manau, kad ir Vintedas savo laiku atrodė įtartinai, tai o dabar visi džiaugiasi, kad tokį vienaragį turi. Dėl pačios vertės automobilio, tai va dabar, tarkim, paleido, tai įsivertinat. Po to yra kažkoks periodiškumas, kažkiek laiko įvertina, kaip to tokeno, nu, sakykime, ten NFT-so, kaip ta kaina, jinai susijusi su to vertinimu kažkaip. Ar aš, tarkim, jeigu nusipirkau už, nežinau, 25 eurus tą vieną vienetą ir man žiauriai prireikia pinigų, aš sakau, už 10 eurų parduodu ir, nu, tipo, bet čia, jeigu bus, nu, tiesiog, kad suprasti, kaip tas automobilio vertinimas, kaip dažnai jis bus daromas ir ar kažkaip siejama ta kaina, ar čia jau bus visiškai tos, sakykime, antrinės rinkos pirkėjų pardavėjų realiai reikalas. Taip, tai vertinimas bus atnaujinamas kartą per ketvirtį, tai tie Classic Car Ratings kartą per ketvirtį atnaujins automobilio vertę, tai nereiškia, kad jinai pasikeis, tai gali būti tokia pati, žinai, kurį laiką, nes, nu, ne akcijų čia rinka ar kažkas, kur čia viskas vis sviruoja tokiais tempais, bet, kaip ir sakau, nuo automobilio priklauso, kaip ir minėjau, ten ar Ferrari, ar Porsche vienas pabrango, kitas atpigo per 9 mėnesius, tai čia, žinai. Tai jinai atnaujinama kartą per ketvirtį, bet vėlgi tai yra pirkėjų pardavėjų apsisprendimas, kas už kiek nori. Gal vienas labai nori parduoti už 10, bet kokią kainą ištraukti pinigus, o kitas, žinai, sakys, aš be 30 eurų savo 25 eurų vieneto neparduosiu. Nu va ir viskas, čia tavo teisė, tai jeigu kažkas ateina ir iš tavęs nuperka, tai valio. Tai bet šiaip galiu pasakyti, kad kaip ir kiekvienoj rinkoje ar kiekvienam turgui yra arbitražas visada gyvenime vyksta. Tai jeigu tu staiga pamatysi, kad kažkas pardavinėja 128 000 vertės automobilį už 60, nu, tai turbūt eisi ir nusipirksi, net nemastydamas, nes matysi, kad yra arbitražo galimybė. Netgi tie patys kolekcininkai, kurie svarsto, nu, ar jau yra įkėlę, kaip pirmasis 996, tai sakė, tai jeigu jo kaina nukristų, sakė, aš jį įsipirksiu. Tai gal galiu pavedimą pastatyti. Tai žinai, tai, nu, ta prasme, žmonės, žinai, sprendžia pagal situaciją tuo metu, ką jie turi ir kaip jie mato. Tai. Jo, bet jo, kas ketvirtį vienu žodžiu atnaujinti. Taip, bet pas mus mes kas ketvirtį kelsim naują vertinimą ir matysis, kokia yra vertė. Ar turit planą, pavyzdžiui, nu vis tiek bildinsis portfelis, savo kažkokį ten kainų indeksiuką išskaičiuoti? Aš manau, kad ilgainiui taip, bet tų indeksų gali būti labai daug, nes, pavyzdžiui, tie kolekciniai automobiliai yra labai skirtingų tipų, galbūt netgi ilgainiui atsiras tie garažų tipai pas mus, nes dabar yra tiesiog vienas bendras didelis garažas, bet kuriame gali pradėti kaupti automobilius, bet ilgainiui tai, nu, pavyzdžiui, yra tikrai skirtinga kainos dinamika, nes vat CCR įkūrėjas Šiurdas dalinosi rinkos įžvalgom ir sakė, aš manau, kad, nu, jie iš duomenų mato, kas tikėtina brangs, pavyzdžiui, 26. Tai jie kaip spėja pagal, ką jiem duomenys rodo ankstesnių. Tai ten buvo išvardinti gal 5 ar 6 automobiliai ir, pavyzdžiui, apačioj buvo parašyta, kad visi istoriniai sportiniai automobiliai, ypač tie, kurie yra ką nors laimėję. Tai, bet čia yra skirtinga kategorija, nes, pavyzdžiui, jeigu su tuo automobiliu yra važiuojama istoriniuose raliuose, nu, va, kaip, pavyzdžiui, mūsų žinomas istorinių ralių dalyvis Karlius, kuris važiuoja ten su Jaguarais ar su Land Roveriais senais,
ten Monte Carlo rally ar dar kur. Tai tuo metu tas automobilis ridą daro didesnį, bet jo vertė kitaip skaičiuojasi, jis jau tada ta rida jam nebėra taip svarbu, yra svarbu tik tai, kiek jis originalus, ar jis ką nors laimėjęs yra, nu, ir kitokie tada dalykai įsijungia. Rida nėra vienintelis svarbus kriterijus ir priklauso nuo to, kokio tipo automobilis ir koks automobilis, ne į kokio gamintojo automobilis, ta rida gali būti svarbesnė arba mažiau svarbi. Kalbant apie ateitį dar, tai kažkiek jau atsakėjai, bet tik 3-5 metai kažkoks planas, tai šiaip Lietuva startas, tai kur jūs keliaujat, kokia šalis, kokį visą pasaulį norit paimti? Tai faktas, kad norim paimti visą pasaulį, kaip ir visi startupų verslininkai, bet objektyviai mes manom, kad mums yra prasmingiausia pradžioje orientuotis į anglakalbės šalis ir senojo pasaulio, tai kuriuose yra kolekcionavimo tradicijos. Tai ta prasme Lietuva yra sunkesnis startas, nes dėl Sovietijos, kad iš mūsų atėmė tiek metų ir tų tradicijų tiek nesusikūrė, kad ten, žinai, turėtumėm garažuose savo senelių ar prosenelių paliktus automobilius, žinai, bet kurie vertę kažkokią turėtų. Bet jo, tai vakarų Europa, UK, JAV, dabar arčiau, kol arčiau ir arčiau mūsų galvojam Skandinaviją, nes jie irgi kolekcionavimo tradicijų turi. Ir šitą įdomių automobilių. Jau minėjai, kad lyg tai matai tik automobilius, bet, jeigu taip, nežinau, pabrainstormint, tai jeigu prie automobilių dar kažką pridėt, ar nieko visgi sakytum? Aš manau, kad meno, jeigu taip mano asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai gali sutapti su mano komandos nuomonė arba būtinai mūsų bendrų pasirinkimų, bet mano asmeninė nuomonė, meno rinka yra įdomi ir didelė, bet aš neišmanau meno, tai faktas, kad reikėtų labai smarkiai stiprinti komandą meno ekspertais ir žiūrėti, ar čia, kokia čia yra dinamika. Aš truputį suprantu laikrodžius. Matau, kad rankinukų rinka moteriškų kosminės gražas vietom generuoja, ten yra fantastika. Jo, yra ten tie fondai rankinukų jau Amerikoje prasidėję, bet ten mano žmona išmano, tai jinai man kartais kaip parodo ir papasako, aš galvoju, vaikai mano, ne tam versle, mes su tavimi esam Artūrai, žinau. ten kosmosas yra. Tai kažkas rankinukais domisi, kažkas laikrodžiais. Bet vėlgi, reikia žinoti, reikia domėtis, nes, žinai, yra kaip ir su automobiliais, sakau, galėjai nusipirkti Ferrari 550, o galėjai 991 Stargą pasimti ir tau ir skirtingas rezultatas. Ir tada klausimas, ar godumas laimi visgi, ir tu, kaip tu sakei, ten kovoji, čia šitą norėčiau, bet šitas tikėtina daugiau brangs, tai čia godumas, o čia ta tokia, kaip, nežinau, kas patinka, ne? Tai čia gal skirtumas nuo to, pavyzdžiui, aš taip žiūriu, žinai, koks nors auksas, kaip turto klasė, ne? Yra aukso luitas, kuris plain and simple, bet yra monetos, jau numizmatika, jau. Taip. Tai mene, aš esu tokiuose turto klasėje, aš esu 0, sakykime. Bet mano nuomonė atrodo yra tai, kad būtent labai daug lemia tas, kiek tu domiesi ir kas dar traukia. Taip. Tai čia šitoje vietoje ir vien tik finansinio dalyko mažai bus. Taip. Kas gali iškreipti rinką, kaip, pavyzdžiui, kalbėjome apie tas rankinukų hedge fondai, prisiperka daug. Bet jie yra nedideli, ten milijonas 2, tai jie tu negali padaryti iš jo ten 100 milijonų fondo, kurio reikėtų, jeigu tu kalbė apie Vakarų Europą ar Ameriką, ir tai jisai būtų dar nedidelis. Žinai, čia gal pradžioj, bet kaip ir visur būna, kad kažkas pradės judėti, kainos kilt, daugiau pinigų ateis, dar daugiau pinigų dar užkels kainas, o po to kažkurioje vietoje nukrešint, nes kažkas norės išsikešinti ir taip toliau. Bet čia tie karšti pinigai, žinai, jeigu rinka yra tokia, kur dalyvauja tik tai tie, sakykime, entuziastai, tai jie nėra karšti pinigai, jie tiesiog jis gali nusipirkti ir laikyti ten 20 metų, žinai, tą daiktą ir greičiausiai nepirks ten ir skolintus pinigus ar panašiai. Jo, tai supratau, tai nežinau, gal yra dar kažkas, ko aš šiaip, kas tu manai būtų svarbu pasakyti žiūrovui, nes vis tiek, bet kuriuo atveju tai yra, esat naujai startavęs, čia visiškai naujas tokio nėra buvę,
Taip, Gal aš tas tiesiog verslas. kažko nepaklausiau, kas tavo manimu yra svarbu. Ne, tu kaip ir visko paklausai ir nors aš gal pradžioj ne visai struktūruotai kalbėjau, bet tikiuosi aiškiai ir ką noriu pasakyti, tai vat per tuos 3 metus labai daug klausimų sulaukiam ir kas kartą, nu, vat, kai sužino, kad iš kolekcinių automobilių platformos, tai aš tuos klausimus jau netgi daugmaž jų eiliškumą net galiu atspėti, ko žmogus klaus. Tai mes stengiamės Komodi puslapyje sudėlioti visą skiltį, kaip tai veikia, kur yra ir dažniausiai užduodami klausimai, ir kolekcininko gidas, ir kas yra kolekcinis automobilis, ir kaip Komodi veikia, ir viską. Tai mes visą tą stengiamės būtent sudėlioti pagal tą logiką, kaip dažniausiai mūsų žmonės ir klausia, kas po ko, koks klausimas po kurio eina. Tai jeigu aš kažko nepapasakojau, tai visą laiką galima nueiti tenai pasiskaityti viską ir mes esame atviri ir bendraujantis, tai visada mūsų drąsiai galima klausti ir kas nėra jau visai komercinė paslaptis, mes atsakysim. Aš lauksiu to antro automobilio. Tai va, tai suprat, puikiai, vienu žodžiu, mes tada didžiąją dalį klausimų, manau, tikrai praėjom, ne viską aš gal čia ir pasižymėjau, bet pačią pabaigą mes vis tiek daug visų pašnekovų paprašom, kadangi podcastas investavimas, finansai, tai jeigu galėtum pasidalinti kažkokią vieną knygą iš finansų investavimo pusės, kuri tau paliko didžiausią įspūdį, ar šiaip tu manai, jinai yra verta dėmesio. Tai tiesiog pasidalinti rekomendaciją knygos galėtų. Viena knyga, kurią aš labai daugam rekomenduoju, bet jinai yra susijusi su mano tam tikrą prasme ir su šitu verslu yra susijusi, nes šitie kolekciniai automobiliai irgi yra dažnai prabangos prekės. Tai aš rekomenduoju knygą vieną apie prabangos verslus. Ir yra Van Bastieno ir nepamenu pavardės antro autoriaus, knyga vadinasi Luxury Strategy. Ir ta knyga iš dalies, sakyčiau, išgelbėjo Multifamily Office gal 4 veikimo metais, nes aš turbūt būčiau jį sugriovęs savo veiksmais, nes man pradėjo atrodyti, kad čia kažkaip per lėtai čia viskas vyksta. Ir ta knyga yra įdomi tuo, kad ten yra parašyta vieno praktiko kartu su profesorium iš berods ETH universiteto Prancūzijoje. Ir vienas yra būtent dėsto apie prabangą, apie prabangos verslus, o kitas yra valdybų narys profesionalus, kuris ir LVMH valdyboje sėdėjęs ir panašiose. Ir jie per pavyzdžius knyga pradžioj sugriauna tavo sugriauna tavo pasaulį, kad tu viską neteisingai buvai iki šiol supratęs, kas yra prabanga. Tada tau paaiškina, kas yra prabanga ir tada paaiškina, kaip prabangos verslai veikia ir kodėl kažkurie jų išsilaiko ir kodėl Arno karts nuo karto būna turtingiausias žmogus pasaulyje, nors atrodo, kad rankinukus ir šampaną pardavinėja, o kodėl kai kurie verslai neišsilaiko arba kažkas nepavyksta. Pavyzdžiui, kodėl Mersui niekaip nepavyksta Maybacho prekės ženklo paleisti kaip tokio, kaip kad, pavyzdžiui, BMW turi Rolls Royce arba ten Fiato berods grupė turi Bugatti. Ne, Volkswagenas, man rodos, turi Bugatti, taip. Tai kodėl taip vyksta? Ir kodėl, pavyzdžiui, Ferrari gerai performina, o Maserati pinga. Tai viskas tą paaiškina. Ir tai pakeitė tavo... Tai šiaip, ar galėtum pasakyti, kad realiai viena knyga galėjo įtakoti tavo... nežinau, kaip čia karjerą. Vienareikšmiškai, nes aš jau buvau toje karjeroje, bet aš pasirodo ne iki galo supratau, kaip šitos karjeros verslų dinamika veikia. Pavyzdžiui, vien tai, kad vieną faktą paminėsiu. Įprasto verslo ciklas yra 3-4 metai. Tai yra, tu investuoji pinigus, jeigu po 3-4 metų tu nepradedi lipti pliusą ir nematai gražos, tai tu arba ne tam versle, arba ne tuo laiku, arba tau apskritai nereiktų verslo daryti. Prabangos versle ciklas yra 80 metų. Prabangos versle pinigai atsiranda maždaug 80 metais. Iki to laiko, ten, pavyzdžiui, pirmus 5-6 metus tu iš esmės kuri istoriją
ir aiškini visiems savo veiklos modelį ir veikimo principus ir gink dieve, turi turėti kažkokius kertinius veiklos principus, kurių tu nekeiti. Pavyzdžiui, gerovės valdymas nuo įkūrimo yra nekeitęs vieno principo. Mes esame nepriklausomi. Tai yra, mes pinigus gaunam tik iš klientų. Jeigu mes gaunam pinigus iš kokių nors tarpininkų, į kuriuos mes investuojam, mes juos pervedam atgal klientui. Ir tada mes visą laiką reiškia, kad stovim kliento pusėje. Mums šitoje vietoje nesvarbu, kad kažkuris mums fondas pasiūlys kažkokį ten komisinį didelį ar kažką. Mums toje vietoje nepakeis mūsų uždarbį. Mes žiūrim, ar tai idėja gera. Tai va šitas momentas, kad ir dėl ko dažnai žlunga žmonės, kai bando paleisti prabangos verslus, tai jeigu juos leidžia tradicinio mąstymo verslininkai, tai jie 4 metais sako, tai kas čia dabar darosi, kodėl čia nieko nėra. Tai tada sugriauna tą prabangos verslą, nes per anksti žmonės tuo momentu pradeda maždaug suprasti, vertinti, ar čia tikrai prabanga, o jie tuo momentu sako, ne, nepaėjo, tiek to. Šiaip aš, aišku, ne iš prabangos pusės vieną podcastą klausiau ir ten labai gerai pasakė, sako, bet kokį verslą pradeda nori ten po metų, 2-3 jau, kad čia turi būti. Sako, šiaip pirmus 5 metus tu tiesiog bandai suprasti realiai, ką reikia daryti. Ir tada sekančius 5 metus pradedi realiai tada. Taip. Niekas taip nešaukia overnight success kaip 10 metų darbo prieš tai. Tai va, su ta gal. Vien žodžiu, ačiū labai, kad atėjai, pasidalinai. Aš tikrai galiu sakyti, turbūt unikalių pasaulyje dalykų. Palinkėsiu sėkmės jums ir, kaip sakiau, laukiam to antro automobilio. Pirmam dėja nesudalyvavau, pamačiau jau, dabar jau antro nebepamatysiu. Aš jau labai gatvėje sutinku žmonių, kurie sako, nespėjau. Nu, gerai galvoju, pusantras. Tai va, tai žinai, pirmą gerai susirinkti, tai antrą dabar jau dvigubai brangesnį dėkit, nes tikrai bus daugiau pinigų. Žiūrėsim. Tai va, reikia, kad automobilis būtų įdomus. Bet dar nežinot, neturit. Renkamės iš kelių šiuo metu ir sprendžiam. Ir sprendžiam, ar čia gruodžio vidury, ar sausio vidury, nes norim, žodžiu, žinau, kad kitą savaitę turėsim sprendimą. Tai bus paskutinė lapkričio savaitė, kada mes būsim priėmę sprendimą ar gruodį, ar sausį. Ir tada pagal tai ir automobilį parinksim, nes yra dabar automobilių gal 4 ar 5, kurie svarstomi, o 2 ar 3 reiktų sakyti aktyviai. Tai reikia sugalvoti, kuris visgi. Pagal mėnulio fazės. Tai va, tai aš, kaip sakant, jokių kvietimų mes čia nieko nereklamuojam, žodžiu, spręskit patys. Tai tikrai aš tikiuosi, kad tas laikas praleistas čia buvo įdomus, gal ne tiek iš pačios investicinės pusės, bet iš esmės susipažinom su visiškai nauju asset klasu, kurio Lietuvoje ir gal net ir pasaulyje, taip bent jau Europoje jis nebuvo pasiekiamas mažom sumom, o dabar jau jūsų dėka jis yra pasiekiamas. Tai jeigu turit bent kažkokią tai kirbą, žodžiu, kokį ten automobilį norėtumėt, tas sąrašiuką savo pasidarykit, kokį visgi norėtumėt, kaip tu. Ir kai jau atsiras, tai tada žinosit, kur eiti. Tai aš visiems žiūrovam noriu padėkoti, kad išklausėt mūsų iki dabar. Jeigu turit klausimų, rašykite komentaruose. Mes kaip visada, jeigu negalėsim patys atsakyti, tai bandysim. Mes esam aktyvus atsakinėtojai visur, kur tik galim atsakinėti, tai irgi mielai atsakysim į komentarus tiesiai iš Komody. Tai va, tai labai daug apkalbėjom ir pabaigai gal turit kokį nors saldainiuką mūsų žiūrovam? Turim saldainiuką. Sutarkim taip, kad nuo tada, kai išeina šitas video, iki kito jūsų video išėjimo, padarykim konkursą loteriją, kad komentuokite komentaruose, kokį kolekcinį automobilį norėtumėt pamatyti Komody platformoje ateityje. O tada mes atsitiktiniu būdu atrinksime vieną laimėtoją ir padovanosime jam vieną dalį būsimo artimiausio Komody platformoje išeisiančio automobilio. Tai spauskit like, share, subscribe ir vėliau ačiū labai, kad atėjai ir pasidalinai. Ačiū jums. Ačiū Artūrai. Esu labai dėkingas, jeigu pasižiūrėjai šitą video iki galo. Jeigu dar nesi mūsų kanalo prenumeratorius, čia gali paspausti subscribe mygtuką. Kiti mūsų video yra čia, o jeigu domina mokymai, norėtum juose sudalyvauti arba šiek tiek daugiau paskaityti, nuorodą rasi aprašyme.